Su mumis ir vėl, draugai, Kenulab. Tikrai žiūrite komedinį turinį, žiūrite podcastus ir šitą brandą puikiai atpažįstate. Tai yra tiek guminukai, tiek ir dropsai, padedantis jums susikoncentruoti, atsipalaiduoti ir geriau užmigti. Pradėsiu nuo chillouto. Chillout guminukai padės tada, kai norite atsipalaiduoti, bet nenorite eiti dar miegoti, jisai ramina, turi raminantį poveikį, reikia suvalgyti tik tai daug guminukus, sučiulpti juos ir ilsėtis, mėgautis mūsų podcastu. Ką aš naudoju Daily Energy. Nemažai dirbu ir pritrūksta energijos ir būtent šitie Daily Energy guminukai padeda man išlaikyti koncentraciją, energiją ir išlikti žvaliam, bet neturi šalutinio poveikio, kaip tarkim, kokį turi kava, kur išgeriat antrą puodelį ir jau pradedat kalatotis širdelę ir nežinot, ką daryti, stresas ir po to nebeužmigsit, nes išgeriat antrą puodelį jau po 4 valandos vakaro ir toks, ne, yra Kenulabas. Ir patys populiariausi Kenulabo guminukai yra Deep Sleep. Su miegu irgi turbūt ir Egis sakė, skundžias turi problemų. Ir Arūnas turi problemų. Aš irgi turiu, nes dažnai labai galvoju prieš miegą, ką veiksiu rytoj, koks mano planas, kiek vis dėlto liko nepadaryta šią dieną. Ir būtent Deep Sleepas padeda man užmigti. Vėlgi, 2 guminukai prieš miegą ir aš jau atsipalaidavęs, nebereikia skaičiuoti nei avelių, nei galvoti, kas neparašyta, kam nesuplanuota kažkokių dalykėlių, planų neišspręstos lygtis, gal vis dėlto reikės sugedusią mašiną parduoti ir taip toliau. Padangas keisti reikia. Žodžiu, tiek daug minčių verda, bet Deep Sleepas ir visa Kenulab produkcija padeda mums geriau ir produktyviau leisti savo laiką. Ir turime jums nuolaidos koduką, neruosta, reikia rašyti 30, su kuriuo gausite net 30% nuolaidą visai Kenulab produkcijai. O dabar keliaukime šnekėti su mūsų gerbiamaisiais. Niekas neruošta. Labą dieną. Sveiki. Verbų sekmadienį sveikinamės su šiuo gražiu. Pažiūrėkite, Arūno odą. Ne su manim mes reikia sveikinti, su Justinu Jankevičiu. Ne, tai Justino Jankevičius atskiras būtų pristatymas, pavagiam tave iš šeimos. Sveiki. Turbūt gal ir į naudą kars nuo karto pabėgti, ne? Jo, nes tas sergantis vaikas žiauriai užknisa. Ten jisai kažką, tai tėtis skauda, ką aš? Tėti, man šalta. O ką aš tau padarysiu? Kentėk. Būk vyras. Aš šiaip kaip tas yra tas šeiminis gyvenimas, nes aš šiaip ateityje, bent jau aš, tai planuoju asmeniškai būti tėvas, tikrai norėčiau turėti vaiką, žinai. Ar tikrai jis yra toks labai sunkus, kaip nes aš pasižiūriu ten kartais kokį nors podcastą, kur šneka, žinai, tėvai, tai jie pasako, kad vaikas yra tipo labai okei, viskas yra super, bet sako, čia yra labai sunkus dalykas. Viskas yra sunku. Norint padaryti kokybiškai, viskas yra sunku. Na taip. Prasme, jeigu tu nori pasigaminti normalų vaiką, tai tu turi su juo būti ir duoti dėmesio jam. Bet tai tik tai tiek ir viskas. Bet jeigu tau patinka tavo vaikas, tai kaip ir nėra problemų. Kiek dabar jeigu vaikas bibys, tai tada, tada sunkiau. Bet mano fainas vaikas. 4 metai jau, mes su juo pasišnekam, jau buvom... Jau važiuojam su juo, pavyzdžiui, kažkur tai dviese pasidaryti tokį. Aš jį mačiau ne kartą. Taip. Tai, žodžiu, mes su juo labai daug geriai. Aš čia visą gyvenimą taip galvoju, kad būsi tėvas. Ar čia tik atėjo kažkur manau, kad negalvoju? Čiūju, kad taip, aš visą gyvenimą neatmečiau tos galimybės ir aš kaip ir norėjau. Tai labai faina, kad dabar žiūriu ir su juo viskas yra labai gerai. Nes kai jau susilauki vaiko, tada yra didžiulis stresas, kad neužaugtų gandonų. Nes tai yra baisiausias reikalas. Bet ko gero, ką aš dabar 4 metai, ką aš galiu pasakyti, kai 4 metai pas tave vaikas? Nieko tu nesi ekspertas kažkaip. Bet kol kas, tai kuo tu jam daugiau duodi dėmesio, tuo jisai mažiau bibys. Tai vat ir viskas. Tai čia taip ir su jaunesniais broliais irgi yra. Ką aš nežinau, aš vienturtis. Tu vienturtis visiškai? Tai visiškai. Aš ir be tėvo, ir be brolių sesių. Tai. Ir normalus. Ir atrodo, ir toks pasiliginai geras užaugo dar. Tai šiaip. Nes norėjau sakyti, kad auginti ne gandoną, tai aš galvoju sakyti, tai psichologinis smurtas, nepilnavertiškumas. Bet tai tas reikalas, kur mes tai užaugome ant gėdinimo. Jo. Ir aš vakar... Ne tik ant gėdinimo, ir ant diržą užaugome. Vakar ar užvakar mes pasiėmėme Leoną iš darželio. Čia kartais knarkia. Geriau Red Bullį.
Ai, gal Mūsų kartais Red Bullis. Pasivėm Leoną iš darželio, nuvarėme į Ikea. Ir variau. Mūsų Ikea neremia jau. Kol kas. Ajo, šiaip jau. Bet čia pas visus. Viskas. Ir prie Tūliko realiai mačiau, kaip verkė mergaitė ir mama sakė, policija tai atvažiuos. Baik, tu vis dar. Ir man toksai. Vis dar. O aš kažkada esu turėjęs bitą savo kažkuriam tai open mic'e, kad tipo, ar kad nors esate tapę pedofilų prieš savo valią. O aš esu tapę. Ir tai yra labai dažnai pasitaikantis reiškinys, kai eini, pavyzdžiui, gatve ir koks nors vaikas neklauso ir vyresnio amžiaus seno kirpimo moteris sako, tuoj dėdė pasiims nusineš. Ir tu nežinai, ką daryti. Arba čigonam dar sakydavo. Ir tu nežinai, ką daryti, ir tu nežinai, ar čia dabar, ar čia... Ar tipo praeiti tiesiog pro šalį, ar prisijungti prie jos to ir tipo, mažas šūdė, aš tave išpysiu, žinai. Tu nežinai, kaip tau elgtis tuo atveju. Tai pagazino policija. Labai... Šiaip, žinai, kas, aš, pavyzdžiui, irgi turėjau daug kontaktų su vaikais, turiu. Nu, bet tai dėl to, kad aš, tipo... Kiekvienoje laidoje. Pedofils ar kažką, aš nuo vaikystės... Unprovoked. Jo, aš, kai lankiau tą karatę, mane ten, aš paskui biškį ten paaugau, tu buvau ten stipresnis, geresnis, tai aš treniravau, pavyzdžiui, vaikus. Ten, žinai, dar tu su jais ten... Kai tu juos treniruoji, tu ne tik turi treniruoti, žinai, paprastai, bet tu ir bendrauji kažkiek, žinai, kad jie truputėlį ten ir tokie, nu, protingesni, dar kažką, paskui animatorium. Hai, master. Jo, aš turiu mokyti disciplinos. Paskui ten buvau šituo animatoriumgi. Tu buvai animatorium? Jo, vaidinau ten Kalėdų senis. Kada čia buvo? Mokyklos tokiais dar. Taip, kažkada tiesiog netyčia vienu momentu pas mus mokykla yra darželį šalia ir darželyje turėjo būti Kalėdos, bet tas senelis, kuris turėjo atėti užgėrė, tai jis ir žodžiu nebėti ir kažkaip reikėjo pakeisti. Jo. Ir aš buvau pirmas salėje, sakau, gal Runce nori, sakau, jo, man tada dar davė pydį salytų, man atrodo, aš norėjau, pavaidinau. Nice. Visai neblogai gavosi ir paskui kažkaip vieną po kito taip ir prisisakau, žinai. Geras, man dabar atgaminai dvi iš karto istorijas. Nes vienas dalykas dėl animatoriaus, aš vieną kartą buvau visiškai random iššokęs į tokią temą, kad mane Lokio restorane administratorė pasamdė būti tipo viduramžių ten kažkuo tai. Ir aš turėjau tenais pravesti edukacinę programą ten kažką tai. O dabar viduramžių. Čia man yra ten tipo 19. Okay. Ir tenais pirmas šou biznio gigas. Čia dar prieš visus humor klubus. Oi, čia prieš viską. Prieš viską. Gigs, žinai, ir man atrodo pydis elitų gavau. O antras apie tai, kaip senelis užgėrė, tai aš prisimenu, lankiau futbolą, tenais ar metus, ar du. Paskalankiai, tu kaip Vilnietis gal pažįstama pavardė bus. Paberžys. Žodžiu, esmė toje, kad mes turėjome varyti, mes buvome ant tiek kiemo lygio futbolo komanda. Tenais visi, kas... Aš mušinėt kamulio nemokėdavau ant kojos. Ir suorganizavo mums mūsų treneris kelionį į turnyrą į Lenkiją, Dubignevą. Ir mes turėjome važiuoti ir jisai užgėrė, surinko babkės, užgėrė ir neišvažiavo. Ir čia yra linksmoji dalis, o liūdnoji dalis buvo ta, kad aš nuvarėjau į savo mokyklą. Fabioniškį vidurinę. Kažką tai mes tenais filmavome. Dabar tenais yra Fabioniškio gimnazija ir tenais yra dabar futbolo akademija krūta. Ir tenais buvo treneris, su kuriuo mes išvažiavom, nes buvo dvi grupės vaikų, mes vyresni, tenais tie jaunesni. Ir buvo kaip tik tas treneris, kuris sako, nu tai gerai, tai jau tada prisijungsiu čia jūsų du, dalyvausime tame turnyre. Ir aš jį susitikau ir žiauriai fainas vyras, fantastiškas treneris. Ir sakau, taigi va, čia aišku, jis manęs neatsimena, kiek vaikų milijonas. Ir sakau, taigi va, tas treneris tada, kai tenais užgėrė, sako, jo, jis jau miręs. Okay. Po to karto taip ir nepabudo. Surinku pinigus ir uždavė. Nes mes lankėm, aš nežinau, ar pasakau, kažkur žodžiu pasakau, kad buvo toks Dodzikas, Vilniuje legendinis futbolo treneris. Okay. Mažiukas, rudų veidų, nu visą laikį degęs. Ir neturėjom jokios pastovios Kašio aikštės, mes per Litexpo, kur dabar tie į ofisai stovi, kur anksčiau buvo beisbolo ten stadionas, mes ten žaisdom, ten ant akmenų, ten vartai, be tinklo, nieko. Mano klasiokas visą laiką su kamuolius ten pykdavo, nes arčiausiai gyveno. Treneris kažkada, aš nuvarau krūmus pamišti, treneris rūko, aš toks, treneris toks,
Tik komandai nesakyk nieko. Kur mes, mūsų vienintelė išvyka buvo į Grygiškės, arčiausiai Vuesdo, kiek esam buvę, į Snickers turnyrą. Atvažiuojam, tuščias stadionas. Dodzikas ištraukė tokį didelį ragelį. Alio? Ai, ne tas stadionas. Turnyras atšauktas. Bet jūs palaukit, jūs mieste augote, ne Vilniuje, tu kur? Lazdynuose, Fabuose. Nu, nes aš matai, aš rajone augo, pas jūs ten būdavo tie Dodzikai, visokie, pas mus, pavyzdžiui, ne Vatkaimį, Rodamenai, buvo vienas treneris viskam, blėt, ir krepšinį, ir futbolą, ir žolės riedulis, žinai. Taip, matos, jis ir kūnų kultūrą mokyklai, žinai, vedė pamokas, pas mus, atsimenu, viskas prasidėjo, kai pastatė tas stadionas. Ir geografija dar būtinai. Taip, išmokydavo kaip ir rūkyti reikia ir viskas. Ja, tai galima šiaip smagu buvo. Pas mus labai buvo on top tas žolės riedulis žaidimas. Ten, tu negalėjai pažaisti ledą rytulį, nes nebuvo, paprasčiausiai ledą niekur, niekas Akropolį neužėdavo žaisti. Tai pas mus buvo ta žolės riedulis. Šiaip smagus, blema, žaidimas iš tikrųjų, tik labai pavojingas. Nes ten apsauga turėjo tik tais vartininkas, realiai. Pats tik tais, jeigu bandažą nusipirdavai, kažkas turėjo. Kontaktinis? Taip, kontaktinis, konkrečiai ten kontaktinis. Ten su tom lasdom, ten žiūri, baisu ir tas kamuliukas, jisai, toksai... Jisai kietas. Kietas, labai, taip, tikrai kietas. Aš atsimenu, tenais bičiam ir kojas uždavo ir viskas, žinai, bet tikrai žiūri smagus žaidimas. Kaip keista, kad kažkur Rudaminoje žolės. Bet čia šiaip populiarus žaidimas būdavo, mes važiuodavom po Lietuvą, žaisdavom tikrai. Taip. Vyko tokia istorija, kad labai senas šitas žaidimas ir netgi buvo istorija, kad buvo kažkas labai kietas žaidėjas, kurį Hitleris per Olimpiadą Berlyno tikrino, ar neprisiūtas, neprilipdytas kamuoliukas jam prie lasdos. Tik tai man visą laiką skauda žiūrėti tą žolės riedulį. Dėl to, kad visą laiką susilenkia. Visą laiką susilenkia ir tokie... Vat man ta vieta labai skaudžiai atrodo. Taip. Nes kažkur Pašilose ar Fabuose yra irgi ten lošia stadionas prie Žemynos, gal gimnazijos, aš atsimenu, pastovi ten suka. Bet man čia toks labiau... Paskui aš dar atsimenu, pas mus, nežinau, kaip vadinasi tas žaidimas. Atsiprašau. Jau viskas, jau netekom žiūrovų. Paskui dar atsimenu. Nes jų nugaras tvirtesnis. Toks žaidimas su lėkštėm būdavo, žodžiu, kur metį lėkštė turi... Tai vadinama frisbee. Frisbee, nevadinasi, Nežinau, man tai būdavo užduotis kitam bičiui galą pataikyti, bet niekada nebuvo pavykę, žinai. Čia šitą iš namų ar atsinešė? Paskui turėjom žaidimą tą golfą, bet ne paprastą golfą, o ten su prilipinus, žodžiu, ten... Kovinį golfą. Su boksu išsiu. Turėjom tokį lasdą, ten padarydavo tokią aikštelę ir tas kamuliukas prisilipindavo prie dobutės, nekryzdavo, prisilipindavo, ten rinkdavai taškus, žodžiu. Va tokios žaidimus žaidžiu. Keistų sportų yra. Man buvo labai keista pirmą kartą išgirsti apie chess boxingą. Kur vieną raundą boksuojasi, tada vieną partiją šachmatais, tada vėl boksuojasi, vėl šachmatais. Aš neturėjau bitą kažkada open mic. Bet tai čia labai ilgai. Nu, ta prasme... Tu 3 minutės kapojasi ir 3 minutės paskui šachmatų žaidži. Taip. Tai tu įsivaizduoji, čia vienintelis sportas, kur po kiekvieno raundo tavo IQ mažėja. Taip, ir tame ir tu bandai susigrąžinti. Kur jeigu gerai gauni į galvą, tu sėdi prie lentos ir tu neprisimeni, ką reiškia kuri figūra. Trečiam raundė čia arklys, blėt, ar kažkaip. Taip negalima eiti, ponas. Taip, labai keistas sportas, tikrai. Bet šiaip geras. Kaip tu kada pamėginti, aš šiaip šachmatai visai neblogai dar palyginus žaidžiu. Aš tai labai norėčiau nuvaryti šitą, kur Italijoje Calcio Storico. Nežinot? Kur Florencijoje. Kur Florencijoje miestas yra padalintas į 4 zonas. Ir kiekviena ta zona turi po savo komandą, ten raudonį, mėlynį, violetinį ir taip toliau. Ir yra kaip principas, kaip tarp regbio ir futbolo. Vieni prieš vienus atsistoja, ten gal nežinau, 20 prieš 20, pyzdinasi ir turi įnešti kamuolį į priešininkų teritoriją. Skamba kaip... Ten visiškai šių laikų gladiatoriai. Dar buvo, aš nežinau, pas mus Lietuvoje gal nebuvo, bet atsimenu per TV6 rodydavo, ten tas būdavo krepšinis su batutais. Žiūrėjo tokį, ar ne? Taip, slembolas, va, šiaip man tas labai patiko, aš galvoju, kad aš būčiau geras slembolistas, bet pas mus Lietuvoje nebuvo. Yra slembolas, dabar aš neseniai buvau užkibęs, bindžinau vadą. Profesionali, tipo, kur yra padaryta įvairiausių rakandų ir vienas bėga, kitas gaudo. What? Taip, ir tai yra sportas ir ten žiauriai atletiški jie.
Ten vos ne parkūras, man atrodo, aš matęs irgi. Jo. Ten, kur ten laipė. Bet aš tai mačiau tik tokia mažoji aikštelė, kur ten 10x10 gal metrų. Taip, tenai Sifa yra tokia, vat. Syfo vada. Nes dar vienas labai juokingas yra, kur meti balioną ir kad jis turi numušti kitam, kad jis neatsitrenktų nuo žemės. Ir per mašiną nušokame. Taip, sofos mašinos. Aš šitą bandėt parkūrinti nors kartą, kada. Ne, tai neteko. Aš tai mėginau, ble. Jo. Subramba labai sunkiai sekėsi tenais. Buvo net Vilniuje parkūro mokyklas šiaip iš tikrųjų. Ateidavo treneris, kuris mokydavo ant stogo kažkur. Ne, ten būdavo speciali salė, ten žinai, su turniku, su viso, kur tu peršokalėdavai. Nu mes ten aišku darneliai, ten nuo mokyklos stogų šokinėdam, žinai, ten vos ne iki mirties, bet tai smagu būdavo, žinai. Kojos buvo lūžusios viską ten. Aš esu lankęs baseiną, futbolą, žvejų būrelį. Žvejų būrelį. Muzikos mokyklą ir ką dar, rankinio, man atrodo, vienoje treniruotėje esu buvęs. O muzikos mokykla koks instrumentas? Gitara. Gitara? No, man žvejų būrelis. Ką jūs ten mokytės? Taip, kur taip. Ant dziko paspjaudyt? Ne, tai čia yra tas... Mes darydavom savo plūdės, darydavom savo pašarus, tenais visa metodologija, kokia sudėdamoji pašaro dalis, kam tenais, tipo, visų ten dichtiologijos, visis tenais kažką. Tai ten buvo toksai moksleivių rūmose Vacys ir jisai buvo dviesėje, Vacys ir Stepanas. Neįsivaizduoju, koksai jų likimas. Vacį gal prieš kokius 4 metus pro autobuso langą mačiau, einant į gatvę. Bet ten buvo rimti dalykai, mes avižėlės savo lituodavom, blizgės ten raitydavom. Ten buvo rimti dalykai. Mano draugas, jisai tenais su broliu tame žvejų būrelyje buvo, mano klasiokas. Ir tai va, jisai mane į šitą įtraukė, buvo labai faina, varydavom žvejoti. O po to jį įtraukė kitas būrelis ir jisai tikėjimo žodyje buvo ir ten velnius iš mūsų išvarinėjo, kai gerdavom ten. Alio, broli. Yra geri sportiniai žvejybai irgi. Šiaip lietuviai ten visai... Bet jūs varydot galų gale, būdavo, kad metų pabaigoje egzaminas, kieno plūdė geriausiai stovi. Nu, varžybos. Žvejot kažkur varydavo. Varžybos būdavo, ten, pavyzdžiui, Elektrėnų kanale, tipo varžybos ir tenais buvo, kaip tik kai aš dalyvavau jauniuose sportinės žuklės, tenais tipo, yra be žiedų šitągi meškerė. Ant galiuko yra amortizatorius, tenais tu traukia ir kiekviena meškerė yra skirtingo ilgio tam, kad tu pasiektum, viskas dėl greičio. Taip, taip. Nes viniodamas tu prarandi greitį, o jeigu tu keli vien tik tai čia... Ir aš pasigavau, na žodžiu, nelabai įdomu. Ne pats įdomiausias užsiėmimas nežvejojantiems žmonėms. Aš nežinau, man niekada nepatiko žvejyba. Vieną kartą esu gal žvejojęs su draugeliu, blėt, man ten tas žuvis gaudyti. Aš negaliu vietos, man reikia, turi būti veiksmas kažkoks, supranti, tipo, aš turiu greit važiuoti, daužyti kažką, žinai, valgyti, man tas... Nu, aš įsivaizduoju, kad tu sėdi, tu po to įkiši į ežerą. Jeigu tau reiktų nuo tiltelio su žeberklu. Va, čia jau man tau tai tiktų, kur nardo ir su šituo šaudomu harpūnu, tik aš nežinau, ar čia legalu. Nu, žinai, jo, bet Lietuva nelabai taip pat padarys tokį dalyką, kad nesu harpūnų nepasaulyje. Aš net neprisimenu, ar yra legalu ar nelegalu. Aš nežinau, ar legalu, bet žinau, kas tai daro. Šiek smagu turėtų atrodyti. Nu, tipo. Na, bet aš plaukikas šiaip nelabai geras sudarius, palyginus. Ne? Ne. Aš visai nesnei tik pradėjau mokytis plaukti, aš vis nemokėjau plaukti. Mane tėtis kažkada įmetė, tipo... Dabar kiek tu chemijos tu neskesti, na? Ne. Aš, tipo, nėra taip, kad aš visiškai nemoku plaukti, bet aš ten kažkokio super didelio greičio ar tos technikos tikrai neturiu. Nesnei, tik sakau, prieš metus porą pradėjau mokytis, dabar jis grįžtų vasarą vėl, žinai. Sekasi? Nu... Mokėjau plaukti krauliu. Moku, kažkiek moku. Bet man čia yra, aš tikrai nelabai geras plaukikas. Man bėgti va gerai. Tu toks antžeminis sportininkas labiau. Aš šiaip labai noriu pamėginti, žinai ką, tą sportinį triatloną, kur yra tas Ironmanas. Žinot, bet ten reiks plaukti. Jo, ten reiks plaukti. Aš esu mėginęs tą paprastą sportinį triatloną, kur ten su dviračiu reikia numinti, man atrodo, nubėgti 10 ir nuplaukti ten 3 km gal tik reikėjo. Tai čia varlinukas. Jo, tai čia su draugeliu aš pasimėginau pasidaryti, aš dirbau žinam, tai visai neblogai ten gavosi ir tas greitis buvo pakankamai geras, bet aišku, man plaukti buvo labai sunku. O paskui pasižiūrėjau tą Ironmaną, tai ten tos varžybos, seniai, ten kosmosas, jie ten važiuoja į Brazilijas visokias, ten bilietai kainuoja belik kiek daug. Tas, pavyzdžiui, pats
dviratis. Tu savo dviratį vežiesi. Tas dviratis, ten minimum 10 štukų turi kainuoti. Jis ten super lengvas kažkoks tenais yra, aš ten nebesigaudu. Aš tada su Grimuliu šnekėjus, man kai pradėjo pasakoti, tai ten baisiau už ginklą. Kur aš ginklą keičiau, papasakosiu, negu ta žinai dviratį pat. Tada kas ten dar, ten drabužių visokie, viskas, ten turi komandą savažiuoti. Jo. Ir ten kas yra keišiausia, kad pavyzdžiui, tų visų Ironman sportininkų vidutinis amžiaus grupė yra nuo 30 iki 40 metų. Nes pasirodo tame tarpe pas vyrus yra didžiausia iškūnė ištrimė, kur tu gali tipo, daugiausiai nubėgti, daugiausiai nuplaukti visą kitą. Sako, ten jaunėlį, sako, prizinių vietų net nepasijam. Kai sukanka 30 metų, pradeda tau šnapždėti kažkas. Tai... Na. Jo, kur mačiau. Pusę maratono. Jo, mačiau Rilsą šitą. Vidurio amžiaus krizė, kur pasėdau. Jo, aš nubėgau pusę maratono, ačiū viskas. Na. Aš tai viskas čeka, ne? 2, nubėgau, ramu. Aš tai maratono sporą nubėgau ir pusmaratonį nereikės nubėgti. O aš nemėgstu, kažkaip tai nežinau. Bet tu bėgioji, ne, mačiau dabar. Aš palakstau, bet man patinka individualiai dirbti. Jau Justinas neišsilakstė per tuos metus. Aš maratonu, man toksai, aš labai gerbiu žmonės, maratonininkus, tai yra labai sunkus sportas, labai viską, bet man varyti į ten su visais ten... Taip, prašau, įpilkite man Vytautas, puikus mineralinis vanduo. Visiems. Bėgikams ypač. Jūs remia Vytautas ar ne? Ne. O tai ko jūs, Vytautas? Alio. Vytautas, alio. Va, gertumėm dabar. Taip, iš šitą nekreipkite dėmesį. Ne, tai Red Bullis gerai. Gerai. Tai ką... O galima Red Bullis su Vytautu maišinti? Jam privaloma. Tai tu... Aš nemėgstu, man šiek tiek per daug pakazuchas visas šitas reikalose. Kur, bėgime tipo? Tie visi maratonai, velomaratonai, tokie, kur... Tai aš irgi savo vieninteliam solo, kurį esu kol kas padaręs, aš pasakoju, kad aš atvariau bėgti pusmaratonį ir aš suprantu, blemba, kaip aš underdressed esu. Su plyšais kėdukais, toks, o visi ten blizgo, neoniai, Nike, tipo. Taip. Ir aš suprantu, kad aš juos lenkiu bėgdamas, kur o aš be pasirašymo bėgu ir viskas, ką turiu, tai faina handinė prangėlė ir... Bet žinai, kad lygiai tą patį pirmakursį kaimiečiai sako, kai nueina į klubą Vilniuje. Ateinu tenais visi apsirengę, aš va, su treningais atėjau į pisutas jūsų mergas. Jos pas mane barakė pabudo. Tai ką jūsų savo? Subaru. Tommy Hilfigeriais, blėt. Bet šiaip sprendžiant, ten jau pas to žmonės patampa tas bėgimas gyvenimo būdas, ten tikrai jau, kur jie net atsikeli ryte jau su tam timpom, žinai, bėgimo apskritai. Bet čia visur, kiekvienam taip sportai yra, dabar jeigu nueisi sportais į Kačelikę, tai ten, žinai, vienas bus su ta vandamkė, diržas įsakyta, kas krepšininkai turėjo savo aprangą kažkokią. Aš tarp kitko, nes ne krepšinį žaidžiau, be krepšinio basas, žinai, tai labai keistai atrodžiau tarp basas ar per be batų? Be krepšinio batų su kėdės prastai, žinai, bėgimą. Okay. Na. Tai sportas, ko čia... Kur tai, nežinai, tai užsipirkti kitus dalykus visus. Bet dėl tos ištvermės, tai kai tu pasakai, kad šiaip jo, aš labai gerai jaučiuosi dabar sportuodamas. Tai ištvermės, sakau, tik tas metų ateina. 3-3. Nice. Tai aš jauniausias, lyginus su jumis šis. Tai tu čia dažniausiai jauniausias būni. Aš apskritai čia, komedija jauniausias būsiu. Ne. O jo, aš tai jau susitaikiau su to, kad aš jau dėdė. O tau tram 8? Tram 9, broli. Tai nėra dar daug labai, kodėl čia... Taip sakant, tas sidabras papuošė smilkinius. Bet man smilkiniuose sidabras nuo 22 metų. Bet man yra momentas, man visai patinka dabar būti jau tuo. Aš jau susitaikiau su tuo, kad aš esu dėdė. Dėdė? Faina. O tu kaip dėdė, vis tiek, man atrodo, tu, kad ir rečiau ateini į komedijos renginius, tu stebi iš šono, kas vyksta daugiau mažiau ar ne. Žinoma, pasižiūriu. Ir kaip tau dabar atrodo mūsų komedijos scena Lietuvoje? Ja, kaip tau jaunimas? Fantastika, ne? Fantastika tai, kas vyksta. Jo, tai yra visiškai tobula. Tai, ką mes turime Lietuvoje, man atrodo, kad mes... aš nežinau, ar bent viena kaiminė šalis turi tokį... Be šansų, kaip? Viena yra tokia, gera šalis. Bet šiaip mes esame taip, kaip mūsų yra stand-up comedy scena pažengusi, tai yra... Bet čia šiaip reikia jums labai daug kreditų atiduoti, nes matai, čia nuo jūsų viskas ir prasidėjo. Kažkas būtų pradėjęs. Kas būtų pradėjęs? Mes spėjom užlysti prieš Olegą.
Tipo, nes kai mes pradėjom daryti, Olegas, nes ir po metų buvo Comedy Cast, man atrodo. Comedy Cast, aš lipau ten pirmam renginį. Jo, ir 10 metų atgal. Ir tenais buvo... Bet ten Čižausko buvo, ten Olegas... Koks skirtumas, bet... Nu, bet tipo, jo, ar taip kažkas būtų pradėjęs. Tai čia kažkas pradėjo, bet man labai smagu, kad Lietuvoje iš viso, kad tu gali dabar bet kurią savaitę pasigauti 3-4 open mic'us, tipo 5, nu, praktiškai. Ir kiekvieną savaitgalį mažesnė miestelį dar ir kažkas su savo programu. Su savo specialu varo, jo. Taip, tikrai. Ir kosmosas. Tai tokia konkurencija, nu, O tai pas jūs lygiai taip pat būdavo, jūs ką susirinkdavote, ne, važiuodavote prie miestus, darydavo turus, tikriausiai, ne, būdavo pas... Okay. Ne, bet jūsų šis ten pats pirmas ten sastavas labai įdomus, ten Puklevičius buvo, Anastasija, ne? Anastasija Zemliauskaitė, Modestas amžinatelsi. Giedrius Drukteinis. Drukteinis. Žinai tokį? Ne. Po to pačiam pirmam renginį dar buvo toksai fintas, po to buvo... Jachimavičius nebuvo kartais? Užlipdavo. Jisai, man atrodo, dar vieną kartą, bet jisai tipo, jau tuo metu jau jisai buvo ant ribos, ant ribos jau savo reikalų. Ir Tracevskis buvo Tomas. Iš barmenų pasaulio, ne? Renginių. Jisai dabar renginiuose. Jo, tenis, man atrodo, ten Tūzai kažkas. Jo. Va šitas. Jo, aš tada buvau... Paulius atėjo vėliau. A ne? Jo. Bet tai dar net nebuvo humoro klubas, vadinasi kažkaip... Tribūna, jo, tribūna vadinasi. Kas išvengia? Niekas, kas tvarkoja. Net tu sakai. Kokiais pavadinimas tribūna? Šiaip gerai skamba. Jo, Snieganas Martynas sugalvojo, jis buvo mūsų prodiuseris labai ilgą laiką. Cool čiuvakas. Jo, ir buvo tas keistas reikalas, kai modė... Nu, ant smegenis viso gero, tipo, ant kiek talentingas žmogus buvo, ant kiek protingas ir įdomus. Ir jis visą laiką tūsindavo daugiau nei visi. Ir mes tiesiog grįžtu aš su baladotas Klaipėdoj iš priimamojo. Modė prieš išvažiuojant į pasirodymą, kuriame ir įvyko staičkė, sako, žiūrėk, čia mano draugų butas, davai visi ramiai. Grįžtu aš iš priimamojo, žiūriu Modė su Pepsi 2-litrinė bonkė šiknoj, krato purškė visur, bėgioja šaukia rock and roll. Ir man visą laiką būdavo, ant kiek žmogus atrodo tūsina lyg paskutinį kartą. Ir jisai ir pasirodė, nes nežinodavo, ar tai paskutinis kartas. Aš tai taip negaliu. Vat mes ką tik, kur išnekėjom su Kristoforu dar prieš praeidant, čia žinai, aš negaliu, aš vieną dieną patūsinu, man dar 2 mėnesių laiko susibalansuoja viskas, aš nebegaliu normaliai. O jeigu žinotum, kad ant rytojus gali mirti. Nu, tada gal. Čia tas motyvacinis reikalas, bet jisai Modės atveju tai buvo tikra. Nes jam kaip vėlgi, žinot, kur ne iš jo paties girdėjau, bet pasakė, kad pasakė. Tai jam gydytojai pasakė, kad arba guli dabar ligoninę ir sako, nu ne, aš nenoriu ligoninę. Tai sako, tu bet kada gali mirti. Sako, okei. Ai, nu tada nice. Ir jisai tūsindavo kiekvieną kartą lyg paskutinį. Ten po to jau, kai viskas paaiškėjo, ten buvo taip liūdna. Taip liūdna. Ir kartu įkvepiantis, ir kartu ant susimastymo tenais, sakau, Modė, tai jisai toksai buvo. Nes Modestas Vaišnoras, jisai, jisai pirmas cancelled komikas Lietuvoje buvo ten buvo... Dėl to, kad sakė, kad... Tu dar mažiukas, žodžiu, nežiūrėdai. Dėl to, kad sakė, kad pareigytė pasidarė čiulpdama Bybius. Jo, jisai pasakė, tai TV3 tai paleido. O su šituo istorija buvo. Jisai kažkodėl, pas jį buvo, kad jį užtrigerino ir aš net neįsivaizduoju, iš kur tas reikalas. Jisai Nijoliai, tipo, kur, jisai nusprendė, kad jinai čiulpia Bybius ir tu jo nuomonės nepakeisi. Ir jisai vieną kartą pasakė tą bairį nuo scenos, neįdėjo į laidą. Sako, aš darysiu šitą bairį tol, kol jūs įdėsite. Ir jisai gal 4 kartus darė apie skirtingus bairius, apie Nijolę.
Ir po to galų galiausiai... Ant kiek kamėtina bičias. Bum. Ir jisai sakė, bet mano bairį šitą įdės. Įdėjo šitą bairį, po to ėjau su rožėm atsiprašinėjau. Kaip tik išvyras. A few moments later. Nu tai norėčiau atsiprašyti. Nes jį buvo kažkaip porą ladų neišleido, po to ten jau. Bro, tenais buvo... Jaučiu, ten užvirė geras šūdas. O daug klaidų jūs išleidot, ar ne? Kiek gavosi? Mes pakankamai greitai kancelino. Pakankamai Bet greitai. ten sezonas gal buvo. Man atrodo, vieną sezoną mes ir ištempėm. Bet ten ir Lyckas buvo, Bingelis, atsimenu. Šiaip mes, ta prasme, aš dar šią savaitę galvau, ant kiek išliekamąją vertę šiaip turėjo tas humoro klubas, nes ėjau pasivaiščiot, čia ėjom, žodžiu, pietaut ir su kolegai ir kažką ten vėl einam po tiltas, to nieko nebus. Va taip, blet, Šitas yra geras. Tai. Kur, blet, čia, kiek, 18 metų praėjo? Vos ne. Ir aš dabar jau, kad nors sugalvosiu varyti į Amerikoniją kažko tai veikti, aš nebegaliu. This is a Motorola 5000 motherfucker. Ir viskas. Ir aš tenais galėčiau bandyti atsipirkti, kad ne, čia aš dariau, aš nesu... I'm stupid Lithuania. Bet jo, bet tenais buvo... Pats fainiausias reikalas buvo tas, kad tai buvo visiškai nauja, ta prasme, kad tai buvo žodžio laisvė, absoliuti. Tuo metu dar televizijoje galima buvo daryti dalykus, kurių dabar jau nebegalima. Dar tuo metu mes aiškinamės tas ribas, kas galima, kas negalima. Bet pats tas reikalas, kad mes darome kažką tai naujo, ko niekada nėra buvę. Ir tai jautėsi, aš sakau, boomer toks. Jautėsi, kad mes kažką tai darome, kad mes nešame kažkokią tai Ameriką į Lietuvą. Va tas vat jautėsi. Toksai, kad mes darome kažką tai, kas yra žiauriai cool, nes Lietuvoje dar nėra buvę, o mes jautėmės, kad atradome kažkokį tai... Va, kažką naujo, kažką nišą. Ir kad eiti ant scenos daryti autorinį humorą, tai buvo primirštas žanras. Dėl to, kad buvo... Vienu metu autorinis humoras Lietuvoje labai klestėjo, po to buvo uzurpuotas anekdotų kultūros ir po to mes vėl pradėjome daryti tą autorinį humorą. Tai šitoje vietoje labai... O tai, kažin, dabar jeigu tokį padaryti formatą, tai būtų sunkiau įdėti į televiziją negu anksčiau? Tai neimtų. Dabar labai turėtų būti family friendly, ne? Nu, family friendly, žinai, bet... Buvo gyva pas jūs talentuose, Benjaminas. Ne Benjaminas buvo talentuose, buvo talentuose. Benjaminas irgi buvo. Buvo tas... Ir kaip keista buvo, kai mes su juo ką tik važiavome į Kauną pasirodyti kartu. Ir tada aš sėdžiu jau kaip teisėjas Lietuvos talentuose ir jisai pasakoja. Ir aš negaliu, aš turiu meluoti tais atvejais, kai yra vaikas ir jisai žiauriai fainas, bet, blogai padaro. Ir tada tu turi įdrasinti dar kažką. O čia suaugęs vyras, tai aš sakau... Siūlė, aš nežinau, ar galima čia sakyti, bet rašė ir man siūlė eiti tos Lietuvos talentus, taip pat ten stand-upin, žinai. Bet aš turiu būti savo stylė, turi būti ten keiksmaždžiai, žinai, tas komedija turi būti. Nes jeigu aš darysiu family friendly, nebus juokinga, iš manęs nebus juokinga family friendly, žinai. Ar tu nori pasakyti, kad tavo komedija stovi ant keiksmažodžių? Ne, aš nenoriu tai pasakyti, sakau. Ką tu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad yra tam tikras stilius, kuris tinka man, bet, žinai, netiks kitoks, paprasčiausiai ir viskas. Nes buvo palai ir Elijas irgi buvo. Kas Elijas buvo, Paulas Martinėko? Elijas buvo. Bet jis toks menininkas labai. Jis paskui solo savo pasidarė, man atrodo, ir viską, ten visai pakankamai neblogai jam sekėsi, nežinau kaip dabar, bet pas bičio gyvenimas ten baisiai įdomus, iš tikrųjų, pasiklausys. Įdomus tinkamas žodis. Jo, kaip bičias. Man atrodo, tinkamesnis žodis yra interesnas. Nes yra įdomus, ir tada yra įdomus, ir tada yra interesnas. Okay. Jo, interesnas. Bet mačiau, šiaip dabar, kas bus, roast battle bus jaunųjų komikų. Ir šito aš laukiu. PVŠas darys, kad jauni komikai vienas prieš vieną gali iškovoti vietą, dalyvauti deraustuose. Jis irgi dalyvaus tenais. Ne, o Pekočiai jis prie jaunųjų komikų. Jis kaip komikas jaunas. Jo. 100 metų daro, ar ne? Ne. Jis pradėjo? Jo. Jis nėra jaunas komikas. Jis dar prieš mane buvo, žinok. Tai aš jau 2 metai su virš. Nebuvo seniai. O aš turėjau įsivaizdavimą, kad jis jau tai daro. Ne, jisai užsiiminėjo šito slam poetry su Raibiu. Taip. Raibys dar buvo humoro klube. Taip, Raibys man dar vis dabar man Raibys yra vienas fantastiškiausių komikų, man tai patinka jis, aš esu didžiulis Raibio fanas, nes jo komedija yra
antiek kitokia, visiškai eina savo stiliumi ir man žiauriai įdomu visą laiką žiūrėti. Man tik su juo yra vienas dalykas, šiaip labai senai buvo. Ne. Va, kas juos jie su Elijum Pavlu Martinenko, viena akis. Ne, bet pas jį... Man atrodo, Martinenko norėtų turėti vieną kreivą akį. Tai gali tiesiog įsistatyti ir pasukti. Atsiprašau. Labai atsiprašau. Ko? Jeigu žiūri. Žodžiu, kad yra su Raibiu tas, kad jisai praeitais metais mes darydavom open mic'us ir Vilniuje, ir Kaune. Aha. Ir jisai atvarė pas mus pirmadienį Vilniuje open mic'ą. Kilno, belia kaip. Taip. Ir užsirašė ketvirtadienį Kauną. Aš gau, blemba, išneš Kauną, nes Kaune ten 100 kem žmonių atvarė. Ir visiškai kitus barius pasakojo. Ir nesuėjo. Jo. Ir nes pas jį gali būti, kad vieną dieną taip ir tipo, aš gau, taip. Jis yra absoliučiai neprognozuojamas. Tuo vat jisai man yra fantastiškas. Jisai gali, bet jo rašymo greitis, kiek jisai daug informacijos parašo, tai yra, jo yra fantastiškas. Bet taip ir turėtų būti. Kas? Taip ir turėtų būti. Taip ir turėtų būti. Turėtum daug rašyti, tai ir mėgintis, nesvarbu, ar gausi king ar ne. Open mic'as tam yra, kad tu išsibandydam tas bairius, žinai, o paskui jau tavo solo tu surinki tai, kas yra geriausia ir pasidarai savo solinį programą, kur yra verta, žinai, dėmesio. Tai ne visada yra the case, kai kalbam apie Raibį. Jis kartais būna, iškilina visus, išdaužo, ten ir tada sako, okei, šitas veikia. Bye. Ir tiesiog daro naują. Jisai, aš sakau, jisai yra my hero. Aš tai šiaip matęs gal tik porą kartų, gal tada Kaune vieną kartą ir Vilniuje, turbūt girdėsi šio. Broli, ta prasme, tu gali matyti 3 kartus 3 skirtingus komikus. To paties žmogaus pasirodyme. Tenais yra visiškai... Ir jisai tokių keistenybių, kur jisai ateina, pavyzdžiui, pasitinai su muzika, jos su Yamaha varydavo. Ten Yamaha, jisai kalbasi su Malka kažkodėl. Jisai tenais kažką, tai po to jisai išeina, grįžta kaip kitas žmogus, ten pas jį performance yra, aš sakau, Raibys yra labiausiai underrated komikas Lietuvoje. Ok, nice. O šitą, o kaip aš dar... No cap, kaip sako jaunimas. Kaip jie ten sako. Jau viskas, dar sako no cap ar ne? Aš tai nesakau tokių dalykų, aš net. Ką tu žinai? No pain, no gain. Aš jau pas mane no pain, no gain, ten, žinai, Barclays, no days, ten, rodžiu tokias nesąmonės. Šitą ką pas planuoji iš aikštelės išbėgti aikštelę komedijos dar nepasidaryti? Jo, žinoma. Ja? Aišku. Tiesiog pas mane buvo dabar labai ilgas toksai... Šiaip labai daug renginių turėjai visų. 3 metus trukęs reikalas, tai dabar aš jau 1,5 mėnesio ilsėjausi. Ir dabar jau grįžinėjau į reikalus, bet dabar pas mane yra daug spektaklių, daug renginių, daug visko, bet... Eisiu beje pažiūrėti antradienį jūsų Vilniuje spektaklį. 14:10? Taip. Su Vanilom. Pasisekė, tai yra geras spektaklis. Ja, aš kiek girdėjau. Blembo, Obcarskas stato, tai man čia jau... Tai patinka, Obcarskas, atsiprašau. Man tai patinka, kad žmonės ateina ir sako... Tai girdėjau tenais apie tą, viskas, tai yra vienintelė reklama, kurios reikia. Priedo dar Domino yra Sex Guru, vakar, pavyzdžiui, turėjau Vilniuje Sex Guru. Aš taip dievinu šeštadienio publiką. Dėl to, kad jie nei po darbo pavargę, nei rytoj darbą. Ir tiesiog... Ir priedo, man Sex Guru, pavyzdžiui, man Vilniuje labai patinka vaidinti. Tai yra skirtingi dalykai skirtingose miestuose geriau blogiau eina. Bet čia one man show yra, ne tas? Čia spektaklis, kad jūs vis dėlto, nes kažkaip girdėjau... Mano spektaklis. Nes kažkaip girdėjau, kad čia buvo klausimų, ar čia stand-upas ar spektaklis, bet pasirodo, kad vis dėlto spektaklis neparašytas yra. Troli, čia ant tiek detalės. Tai yra stand-upas, tipo. Tai aš manau, kad tai yra... teatralizuotas stand-upas, bet iš kitos pusės, tai gerai, tai paim Colino Quino, pavyzdžiui, pasirodė specialus. Pas jį irgi tenais yra, dabar paskutiniai, aš, neprisimenu pavadinimo, bet Colino Quino, pavyzdžiui, paskutiniai 3 pasirodymai, kuriuos Seinfeldas produsavo, tenais visiškai mono show. Tai ar tai yra stand-upas ar ne stand-upas, man turi visus stand-upo požymius. Okay. Aš porą nuotraukų mačiau Instagrame. Galima apie jas pašnekėti, kur jūs ten fotkinate su Marku, su Benu.
Čia bus kažkas. Nieko nežinau. Supratau. Jis kaip policijai dabar sėdi. Supratau. Žinokit, aš dabar kaip prigautas su kyšiu. Žinokit, neprisimenu. Žinokit, tikrai neprisimenu. Va šito fakto. Peilį, pjausimausi kaip tam. Gal kažkas ir buvo paėmęs tą telefoną mano, bet tikrai... Ne, tai gerai. Tikrai, žinokit, kad aš prisiminčiau, tai tikrai neprisimenu. Jeigu aš prisiminčiau, tai aš galbūt ir... Supratau. Ne, tai gerai. Tai grinai tokių... Bet gal ne tu ten net buvai tada. Greičiausiai. Labai panašus. Kad net... Nu, tai tiek to. Toksai, žinai. Jo, man įdomu, ką dabar... Žodžiu, apie šią savaitę noriu biškį pašnekėti, kad... Galima aš prieš tai vieną klausimą užduosiu. O tu turi nors vieną ne per mažą maikę? Nu, nėra, nu, kaip? Taip, bet aš... Nu, turiu, turbūt, namuose. Gerai, aš tik tai tiek dar. Atsiprašau. Aš turėjau išsivalyti iš sistemos dėl to, kad pas mane aš sėdžiu ir galvoju, bet čia yra tik tai dėl to, kad aš irgi tokias maikės nešiočiau. Bet man neleidžia. Ir sako, čia jau yra per maža. Turi imti, kad būtų. Ne, nu kaip. Ir būtinai iš armijos ir civiliams, kad patogu būtų. Iš armijos ir civiliams. Ne, turiu, man čia patinka aptinti rūbai. Ypatingai maikės. Nes kaip kitaip žinos žmonės. Nu taip, kaip kitaip žmonės žinos, tu vis tiek turi, žinai, parodyti, kad tu esi sportinis biški toksai. O tu vasarą jau su Vandamkės sėdės? Ne, ką, vasarą aš nevaikščiu šis. Labai, žinai, kas trūkdai šitas dalykas komedijai. Tipo, kai užlipi ant scenos su tokia atimta maikė, tu truputėlį toks, blema, nežinau, ar gluminu žmonės ar kažką. Aš čia pastebėjau, kad su marškiniais kažkokiais, kurie labiau yra tokie loose fit, paprasčiau yra stand-upin. Tipo, žinai, galbūt... Žinoma, kad taip. Dėl to, kad yra du skirtingi dalykai. Tipo, maroznikas ir stand-uperis yra daugiau menininkas. Stereotipai yra visiškai, nu, mes visi žinome stereotipus. Jeigu maroznikas, vadinasi debilas. Nepaisant to, kad tas maroznikas turi tenais užkūręs didžiausią verslą ten kažką tai, bet vien tik tai tas faktas, kad tu esi... Taip atrodo. Su BMK yra iš karto stereotipas yra, kad tu esi dalbajomas. Visiškai. Lygiai taip pat kaip jeigu tu ten kažkaip tai kitaip atrodai, vadinasi, tu esi pydaras. Ten jeigu tu, nu tai yra... Todėl man, pavyzdžiui, dažniausiai, kai aš susipažįstu su žmonėm, reikia 2-3 susitikimų, kad jie suprastų, kad aš normalus, blėt, esu. Taip, žinai, nes iš pirmo jie su manimi išvis nesišneka, nes tokia, žinai, agresija, viskas atrodo, kad aš kur atoje čia voks telefonus. Iš antro karto, nu gal visai ir nieko, trečio, blėt, tai visai mūsų saruncija, žinai, toks, kurva. Kaip yra siaubinga, kai stebisi, kad... Bet žinok, tu pasirodo, kad... Taip. Jisai skaityt moka. Bležė, aš galvoju, kad tu debilas, bet tu pasirodo visai normalus. Nu taip, kurva, normalus, tu ką aš tai padaryti, kad aš taip atrodau. Aš nieko nepadarysiu. Nu, blemba, bet ar Rusija nieko nepadarysi. Nu padarysi, tai nu, seniai. Nieko nepadarysi. Nu, čia mano stilius toks. Nu, tai įsijung. Pakeis stilių. Tavo Instagramą. Pakeis stiliaus, viskas tvarkoj. Tiesiog tu priemi tai kaip šalutinį produktą. Tai yra kažkas, tai kas ateina su tuo. Nu, seniai, tu tokias fotkės keli. Nu, tai gerai, bet čia iš sporto salės aš įkėliau, kad taip nuspatų rezultatai čia yra mano. Tu turi merginą? Turiu. Ir vis tiek keli tokias fotkės. Na, aš paklausiu, ar galiu kelt prieš tai. Pusiai. Va tokia, line-up apsauginis. Face controlas. Čia yra apsauginis, taip. Taip. Čia yra apsauginis. Čia yra runcis. Nieko keisto, kad pirmą kartą su taim norėdami susipažinti žmonės tau dar papučia. Šiaip tas supranti, žinai, kas yra, aš pirmą kartą, kai lipau ant scenos, aš dar su Emiliu žvengiau, aš rengiausi marškinius, akinukus buvau užsidėjęs, bandžiau atrodyti kuo labiau vilnietiškas, žinai, toks Portugalas, man taip nacho nepavyko, aš vis tiek atrodžiau kaip žmogžudys. Sen, tu iš Rudaminos, tu dar didesnis Portugalas nei mes. Genai. Tai tiesiog yra tipo taip. Nu, paprasta, žinai, trumpa šakojas, na, tas žandikulis, nu, viskas. Rudaminai yra, o Rudaminui lenkynas ar ne? Blemba, 50-50. Nes pas mus yra dvi mokyklos, viena Lenkų mokykla, kita Lietuvių mokykla, taip aš ne. Na, tai tenais yra nemažai tų Lenkų, bet šiaip dabar... Tai jūs turėdavote tas senovinės staičkės mokyklą? Taip. Tu esi Lenkas? Man tai patinka, kad Lietuvoje mes dabar jau pradedame pabusti, kur tipo, pala, o kodėl aš Lenkų nemėgstu? Ir Lenkai tokie, tipo, pala, bet tai mes čia kaip ir nėra priežasčių. Šiaip jo, pas mus Lazdynose būdavo šis mokykla prieš mokyklą, rusų stadione, pizdenkės, sorak na sorak. Aš niekada nesu dalyvavęs mokyklų, tipo rajoninėse arba mokyklų tusovkėse.
Bliam, matai, va dabar tarkim. Aš per mažas, aš esu žiūrėjęs iš medžio vieną kartą pizdenkės, tas rusų mokykla ėjo prieš Ąžuolinkę. Ir, blėt, bet ten su bytom, su visko, su visais padažais, žodžiu. Ir vienas rusas toks eina galingas, per vieną, per kitą, nupiso. Ir toks, svoj! Kelia tempęs užžeistą karį, išmušė lauko tas be gyvybės ženklų. Aš tai galvoju, bent jau, pavyzdžiui, pas mus mokykloje, kodėl, tarkim, vieni kitų nemėgdavo, nes tu, būdamas vaikas mokykloje, žinai, arba augdamas paaugliu, tu norėjai priklausyti vieną arba kitai socialinį grupį, žinai. Nu, tarkim, jeigu tu lankydavai lietuvių mokyklą, iš vyresnių ateidavo tos panetkės, žinai, nu, tipo, kad lenkai ten, tipo, kažkokie ten netokie, žinai, pavyzdžiui, iš tos mokyklos, tai tu turi būtinai būti savais ir, tarkim, jeigu varydavai ten žiemą, būdavo ten koks nors nevakaras ar kažką, tai būtinai tik prieš lenkus turėdavai varyti, nes tu priklausydavai tai grupiai. Paskui, kai tu pradėjai po truputį augti, tu paskui pradėjai suvokti, kad kur tas lenkis gal jisai ir nėra, tipo, toks, nu, debiliukas, kaip man sakė kažkas, žinai, nes tu kartu su ir sportsalį kažkur nueini, tipo, ir pažais kažkokį futbolą. Čia lygiai tas pats. Girdi, kad dabar sakai, ne? Jo, čia lygiai tas pats, kas ir su manim, žinai, tai iš pirmo neiššadau, iš trečią kartą supranti, kad, nu, taip. Blet, aš tiek daug vaikystės traumų turiu. Ar jūs toks, blep, turiu porą zvanokų. Atsiprašau. Krzysztof przerażam. Żartuję. Tomaš, ja żartuję. Nu, tai važinai. O tai Žartuju. Kalbant apie judesį, mūsų keliai gali būti buvo su taim susikirtę futbolo laikais. Tu vaikšdavai FC Vilnių, ar ne? Jo. Aš vaikšdavau į Vėtrą. Užuojautą. Aš dar kaip tik jeigu siunčiau video, kur mes buvom užpuolę jūsų gaują. Tu esi dalyvavęs kokiam nors judesį futbolo laikais? Ne, aš nesu dalyvavęs nei vienam judesį futbolo laikais, bet vieną kartą po futbolo esu žaisdamas krepšinį susilaužęs delnikauliu čia. Tai... O su kuo žaidėt? Su Vėtra. Su Vėtra žaidėt? Su Vėtra tiesiog ten toksai, ne, ten net Vėtra, tiesiog prie Vėtros stadiono tenais parkingė. Bet tai tu toks huliganas vis tiek, ar ne? Tu 100% toks kaip aš buvai, čia kai tavo buvo 2-3-4 metų. Nes aš bent jau kiek jau girdėjau, kad Justinas Jankevičius ten gesino gaidžius kaip reikalas. Nu ką, man pasaka. Bet aš sakau, po vienų Vėtros varžybų, dėl to, kad buvo girdėta, kad tenais. Bet tai yra tokie dalbajobai yra. Nu, tipo, kur eiti muštis su... Tai yra toks gėdingas reikalas. Bet mušdavais? Ne, niekada. Ne? Bet parkingė mes esame žaidę krepšinį, ko pasiekoje susilaužiau šičia, tenais buvo pas mus ir kitokių lūžių, visokių iš vienos, iš kitos pusės žodžių. Bet šiaip man tai, atidant tas muštynės į šoną, eiti stadioną ir pariekot, man tai žiauriai patikdavo. Man irgi labai patikdavo. Žiauriai smagu. Jo. Nes jisai palaikė vieną komandą Vilniaus, aš kitą. Abi atstojus. Abi, jeigu paklaustum bet kurio Vilniaus Žalgirio fano, tai tipo, abudu esame abejotinos reputacijos ir greičiausiai... O pavyzdžiui, kodėl tu ėjai į FC Vilnių? Nes alaus duodavo nemoka. A, ne? Taip, tai... Tai dėl to jūsų ir negali būti... Broli, tenais absoliučiai, tipo, buvo... Mano klasiokai, sako, duoda nemokamai alaus, varom pagerti. Nu, broli, nemokamas alus. O tipo atneždavo į tribūną ar ten ar visą laiką? Jo, tipo, prieš, po duodavo to alaus. Pareikį dopamino gaunį. Neždavo tipo kažką tai. Ir po to mes iš tiesų pradėjome mylėti tą klubą. Ir kažkuo tai metu sakom, nebeduok tu mums to alaus. Sako, ne, bet tai va, jau atvežiau. Nebeduok. Ir mes pradėjome tenai sultriauti, fanatėlint į vaizdos važiuoti. Žiauriai faina būdavo. Ten tie mūsų brazilai faini. Breikštas buvo pripirkęs tenais tų Brazilijos rinktinės vėliau Brazilijos rinktinėje vėliau žaidė. Tai Premier Čempionų lygą lošė dar ten tas linija, žodžiu. Tai va, žodžiu. Ir kažkaip tai mums labai patiko ir tenais, bet po to kažkurioje tai vietoje, ten garaglai. Man buvo visiškai nebe košyra. Kur jau kas, ta prasme, aglai? Ne, tenais muštis, Žalgiris ateidavo ten skriausti, ten... Tipo, jūsų ta grupuotė buvo tokia, kurio, tipo, visi gulintis pardo. Tipo, net nėra skanu žiūrėti. Bet tai buvo, nes, tipo, ateina 40 Žalgirio fanatų, ten jų 8, ir ką. Ir tenais dėdės, tenais tie, kur, mano pavyzdžiui buvo
netgi mano karate treneris tenais buvo. Okay. Tai tenais, jie tenais pakankamai rimti dėdės buvo. O mes, žinai, tokie, papijokaujantis toksai jaunimėlis. Tai... Kurį tu karate lankiai? Ką? Kurį tu karate lankiai? Aš karate tai labai seniai vaikystėje tik. Tai. Tai tenais vaikystėje, tenais policijos akademija toks saviveiklininkų būrelis. Bet po to ir turint omeny visus tenais, tipo, tos ultravimus, dar kažką tai. Nu, bet dabar, pavyzdžiui, ir tas treneris, jisai dabar renka lėšas, jisai padangas perka ir veža į Ukrainą. Tai man buvo labai faina, kad ir ten pervedžiau tų pinigų, prašiau, ačiū, nes pirmą kartą turėjau progą padėkoti, kad buvo, kad jisai buvo treneris mano. Taip. Ir matau, kad jis toksai, gal ir ne. Vadinasi, gal ir neblogai kažką tai padariau, bet matau, kad jisai toksai labai išlaikytas, visais laikais jisai buvo labai išlaikytas, labai rimtas žmogus, bet matosi, kad patenkintas, kad prisidėjo prie to, kad dar vienas žmogus nenuėjo šunkeliais. Tai, man atrodo, tas reikalas yra labai rimtas. Palikti kuo daugiau gero įspūdžio jaunimui, o ne pyzdintis tarpusavyje. Jo, aš tai... Šiandien rungtynės. Beje, jo, taip, šiandien... Varom tų vaikų sumušime, kur už vulfų susirga. Ne, kodėl? Ne. Reikia vaikus mušti. Jeigu jau užsidėjai tokią atributiką, reikia tave keikti, mušti, tau jau 6 metai gali atlaikyti. Diržas į rankas važiuojam. Aš į Anykščius važiuoju. Atsiprašau, man pasirodymas. Plius man čia nederbis. Man Alytaus klubas nėra Vilniaus oponentas. Aš nežinau, ar mes gal panašią nuomonę turime apie tą klubą, bet... Man atrodo, kad... Žiūrėk, gerai, paimkime teoriškai, ne? Sen dabar kokienas va tai va sėdi. Cool, tvarkoj. Bet ar klubas, kuris, buvo klubas, ne? Atvarė kažkoksai tai ten milijonierius su neaiškiais šeidį ir išeis, neatmestina, kad ir aš bandau kažkaip tai teisiškai vingriuoti, neatmestina, kad su... šeidį visokiais reikalais ir netgi įdomesnėse valstybėse, paima tą klubą, nuperka, pakeičia pavadinimą, priperka žaidėjų, priperka fanų, ten perkelia į kitą areną, sako, dabar jūs būsite pagrindinis sostinės klubas ir prasideda pergalės, tipo, prieš tai buvo tenais lentelės apačioj, dabar prasideda pergalės ir ten tie fanai, tokie, kur seni fanai, čiulpkit bibi, nauji fanai, ateikit su šeimom, bus linksma. Ar tu galvoji, kad toksai klubas turi teisę egzistuoti? Jis turi teisę egzistuoti, bet aš netikiu tokiu modeliu tiesiog. Gerai, bet tu žinai, kad aš ne apie Vulfsus dabar kalbėjau. Aš apie Red Bullį. O tu žinai, kad aš dabar apie Rytą kalbėjau. Nes aš tai apie Red Bullį galvojau. Nes aš dabar kalbėjau apie Rytą. Ok. Tai apie statybą. Statybą, atėjo milijonierius, nupirko, shady business, pasakė, kad nafik jūsų istorija yra niekam tikusi, jūs čia eikit nahui, mes padarysime naują, kur su šeimom atėjo 1 prie 1. Bet ne 1 prie 1, nes jisai nenupirko ir neperkelė kito miesto, jis nesužlugdė kito miesto klubą. Taigi Vilniui buvo. Vienintelis skirtumas. Pavadinimas pakeistas. Ar pasimtas kito istorinio klubo logotipas ir simbolis? Ne, va dėl šito aš labai pykstu. Tipo, kur ir savo draugams Kavenskams aš visą laiką sakau, kaip jūs jaustumėtės, jeigu jisai būtų nusipirkęs Alytų, perkelęs į Kauną, nusipirkęs Žalgirio areną ir pavadinęs klubą Žalgirinis. Ne, Aruncija nieko nesupranta, ką aš čia žiūriu, bet čia žinai, kas įtampa didžiuliai. Ne, tipo, yra esmė, kad yra Vilniaus Vulfs. Man net keista, kodėl Vulfs, kodėl ne lietuviškas pavadinimas. Brol, tenais krindža yra... Taip. Ir esmė tokia, kad yra krepšinio klubas. Vilniaus Ryto logotipė yra vilkas. Tu, realiai. Vilkas. Ir naujas klubas susikūrė, spėkas jo logotipę. Vilkas. Tai blėt, negalėt biški kažkaip... Bet jau nėra taip dėl to, kad apskritai čia yra simbolika Vilniaus, tas geležinis vilkas. Tai yra.
Nu tai taip, tai kad vilkas ir vilkas, tai dabar negali prikurti naujo, blėt, stumbro, žinai, kokią nors. Ne, nu, bet... Ar čia... Marozas, fūra, tu nieko nesupranti apie gyvenimą, tu nieko. Pas mane vilkas vienas geležinis, aš daugiau nežinau. Valančiūno tėvas vilkas. Taip. Ant Valančiūno mašinos numerio Wolf yra. Tai dėl to, kad jo tėvas vilkas. Taip. Na, geras, na. O tu esi į areną šiandien? Ne, šiandieną turiu ruoštis vienam renginiui, tai šiandieną mes su Leonu pažiūrėsime prie teliko ir nes neturiu tiesiog galimybės ten tas porą valandų. Ok, bet šiaip tavo kaip aš nesu, žinai, ten populiarus ir kažkas, bet aš net gaunu nemažai heito Instagram'e. Taip. Tai, o kaip atrodo tavo, kaip rytfonio vakaras, kai Žalgiris laimi prieš Rytą arba šiaip kažkur Rytas prapisa, kiek žinučių pareina? Aš esu tas žmogus, kuriam labai daug žmonių sugalvoja išsakyti savo nuomonę. Taip, apie ką. Apie mane, mano šeimą, mano palaikomą komandą, mano miestą. Tai žinoma, nes, gerai, laimi Žalgiris, kam tu rašysi? Į Ryto oficialų paštą info@rytas.lt, ne, tu rašysi kam? Tam Gandonui, Portugalui, Lenkui. Bandysi. Taip. Mes buvom dabar su Pauliu paskutinės varžybos Žalgirio arenui, kur, blėt, iki paskutinių sekundžių laikė dar... Atidavė. Atidavė, prapiso, visiškai atidavė. Turėjo tiesiog palaikyti kamuolį. Žodžiu, ir Ambrazečių rašo ten, išeik į lauką, supyzdinsiu kažką tokio. Taip. Jisai įsijungia 14-metis vaikas. 14-metis vaikas ir toks dručkis. Ką tu to pasieksi? Ir tenais, ir pavyzdžiui, būna keistas reikalas, kuris tavo rašo, nes aš tavo čia, tu čia ten kažką, ir tu pasižiūri ir ant profilio graži nuotrauka su šeima, žinai, ten tipo prie eglutės, kur vyras, grinai matai 5 minutės prieš tos nuotraukos padarimą, tas vyras moteriai sakė, tu kurva, nesirenksiu, aš to golfo, ble, tu kurva, kas čia per kreminis golfas, ką aš Tik iki čia fotking, gerai, aš treningų nesimausiu. Ir po to, žinai, you never know. 5 minutes later, tu Gandonas čia. Tai yra fantastika. Man atrodo, kad tai yra sporto palaikymo, tai yra vienas iš dalykų. Kad tu tipo geriau negu eit pyzdintis faktas. Parėkti ant milijonierių. Kur tu daugiau turi progą parėkti ant milijonierių? Kašyje tu turi progą parėkti ant milijonierių. Per jūsų spektaklius. Tada išlieti tą frustraciją visą prisikaupusią. Ir aš pats tai darydavau, tai man, tipo... Bet tu rašydavai, tipo, kažkam? Ne, žinoma, kad ne. Bet mes turime skirtingas formas tas frustracijos išlijimo. Tai vieni tenais mušasi, kiti ten kažką... Žmonas muša. Va šitas fainas. Nes prieš dėdus žiauriai sunku muštis, ta prasme, ant tiek lengviau prieš metus. Grįžta Justinas po Ryto varžybų ir... Bet aš čia žiūriu, čia pačius rimti reikalai, su tais palaikymas, čia net jau pinigai eina, čia logotipai, čia kosmosas. Šiaip nieko nėra labiau tokio, nežinau kaip pasakyti, labiau įsižeidusi negu sporto fanas. Taip. Tipo, čia tavo vyriškum, tu visą savo savigarbą pamiršti, tipo, čia yra pizda. Tai yra religija. Mano tėvas tikėjo, aš tikiu ir mano sūnus. Nu, tipo, čia kartu dalykas, yra miestas, yra garbė ir taip toliau. Sekta. Aišku, bet kaip paskaitai, kaip Dakaro fanai reaguoja į kritiką, ten pizda. Kaip tu gali čia mūsų Vyčio genas. Kas rytis? Labai jokinga. Ten irgi koks šūdas užvirė, mano bičiulis biški užstumė ant Dakaro fanų, ten pizda. Mes esame, va šitoje vietoje, aš dar neišsiaiškinęs esu, kas mes esame, dėl to, kad mes žinai, aš nesakau, kad čia tik tai Lietuvoje tai vyksta. Aš įsivaizduoju, kad ir kitose, aš negyvenu kitose šalyse, aš nemoku labai daug kalbų, aš nežinau, kas nes vyksta. Bet Lietuvoje mes iš tiesų labai mėgstame užsibathartinti. Tai yra, mes įžeidus esame ir kiekvienas reikalas, man atrodo, tai dar vis eina nuo nesaugumo, kurį mes gavome iš didžiosios tėvynės. Tai tas nesaugumas, jeigu aš nesu pats
patogiai savo batose, vadinasi, aš tada esu agresyvus, aš esu piktas, aš esu ten kažką tai. Kitose šalise irgi tai vyksta, Didžioji Britanija, pažiūrėkite, kas vyksta, dabar jau jie sutvarkė visus tos huliganus, bet kas vykdavo dabar, be Lenkija, Rusija. Dabar Lenkija, nesiniai ten su mačete ar kam ten ranką nukapojo. Tai mesgi su Paulium Krokovai dujų gavom. Mes varėm su rytu į VSD, į Čekiją. Ir tiesiog nuvarėm į bariuką ir atvarė Vyslas, Hulsą ir nupuškė. O jūs su kitom spalvom? Ne, mes be spalvų. Aš neturiu ryto, aš tik džemperį ryto turiu. O tai kodėl? Spalvų. Tipo, vienas iš mūsų, mes nevarėm su bateribūna, mes tiesiog su bičiais varėm. Ir vienas buvo tiesiog su flisu kariniu ir jie pagalvoti, jie dasipiso, kad ten kažkas iš mūsų yra Ukrainos neonacijai, kažką taip norėjo dasipist ir viskas. Okay. Tai išsivedė tą mūsų draugą, aš suprantu, kaip vyksta dalykas, aš išėjau iš paskos ir dujom nupurškė ir... Thank you, come again. Jo. Tai dvižuha ten tokia buvo labai gerai išsisukom. Dvižuha. Bet pas mus nėra Lietuvoje, pas mus to nėra, pas mus nevaikšto nei beiliniai ginklai, pas mus ten senais laikais, atsimenu, ten pietų ketvirta su Lenkais, ten kirvius veždavos ir taip toliau. Taip, su Romaru. Aš prisimenu pats fantastiškiausias buvo, kaip yra Lietuvos futbolo, kai būna jungtinės pajėgos, ten tos, kaip tenais, žodžiu. Tai buvo dabar, kas yra Vyčio tribūna, bet nebuvo jokio pavadinimo. Vyčio tribūna, bet buvo, kažkaip tai buvo, kažkas tai buvo, žodžiu. Ir jie tenais, kad bulbašai turėjo atvažiuoti. Ir tenais, o pas juos ten yra tas, kur sekėm čia viską, čia kelius žiūrėjom. Bibijus žiūrėjo, taip pat nepiskis, man atrodo, kad jis ten per visus forumus čia mes žiūrėjom. Karinė parengtis. Esmė tokia, kad mes lietuviai fanatai su Baltarusiais labai nesutarėm, nes jie draugauja su Rusija, žodžiu, ten taip toliau. Ir esmė tokia, kad vyksta mačas Vilniui ir ten visi Lietuvos suvažiavę ir jau atsipalaidavo, nes tipo neatvažiavo. Zasalė. Jo. Oi, ir visi bulvė, ir tipo, kasim bulvės, visose forumuose, kasim bulvės. Ir tipo, mes patikrinom visus kelius, jie neatvažiavo. Ir Minsko Dinamo, tipo, tokia tvarkinga rikiuotė, su fairiais, tipo, kaip jie davė lietuvaičiams į galvą. Kaip jie tenais padeginėjo. Tai storą padegė. Taip. Patys storą. Romka, užgesink nugarą. Jo. Žiūriu, nugarą dega. Sakau, Romka, užgesink nugarą. Aš pats esu važiavęs baltose autobusiukose į Kauną kažkur. Bet tai buvo labai juokinga ir kažkas tai parašė fotoforume, bulvės nukasė kasėjus. Man šitas buvo fantastika. Ir mes... O jūs irgi varydavo? Dar tais fanatavimo laikais. Ne, bet aš temoje buvau labai iš buvusių tenai žmonių ir panašiai. Tai man labai juokinga buvo mano vienas bičiulis, jisai buvo dėl to, kad jie labiausiai jau taip užsibatkartinančių žmonių kaip fanai, retai kada surasi. Ir jisai sugalvojo pakurti naują kažkokį tai ten tipo puslapį, pavadino RS support kažkaip tai. Ir tipo ir pradėjo sakyti, kad mes čia pakeisime Lietuvą čia, ir pradėjo trolinti, tiesiog bet tokį tokių nesąmonių, su BRS support tipo, o čia su RS support ant stadionai kažką tai. Ir jisai pradėjo neršti P4, tenais Atlanto tie... Jisai tipo, kad jūs... Jisai tiesiog pakūrė savo blogą... Pakeis kažką ar... Aš net neprisimenu, o gal ir FC Vilnius... Žodžiu, kad tipo, kažkoksai tai atskilęs nuo FC Vilnius... Žodžiu, kokie 2-7-2-8. Ideologinis... Jo, ir tenais, ir pradėjo jisai, ir žiūri, ir numetė linką kažkur tai, kažkas pasigavo, ir kaip jie pradėjo pykti. O jisai žvengia, tipo... Ir mes, pavyzdžiui, irgi nežinojame. Aš pavyzdžiui, irgi nežinau, kad jisai. Ir kažkada tai geriam sako, žinau, kas yra tas RS support, kur ten visi ten pyko, ten tyčiojas, ten neršė, ten... Ir tu sako, žinau, kas yra tas RS support, kas...
Aš. Pizdaug. Čia valstybinis tautos frontas prieš valstybinį tautos frontą. Jo, buvo įspūdinga akimirka. Bet jo, tipo, nu man... Bet man ir miela yra tas sporto palaikymas, dėl to, kad tai yra... Nu, man ir mormonai miela. Jūs žinote, šiandienos naujiena numeris 1. Jesus gyvas. Spausk ant linko ir sužinok daugiau. Ir salto padaro bičias, tik tokia, arba į divetkę įmuša. Tai va, tai man visi tie, aš manau, kad tai yra miela, aš manau, kad tai gali būti ir, kad aš pats tame esu buvęs, dėl to man labai, aš žinau, kokį bendrystės jausmą tu gauni, kai tu dainuoji chore. Nu, taip. Nu, taip. Ir dar, kai linksmą dainą dainuoju, o ne gedulą kažkokį, kur traukia. Man labiausiai, kas užsnysdavo, aš vienu metu jau pasitraukė didžioji dalis tų top boysų, kurie rinktinę ir Žalgirį palaikė. Ir aš buvau, nežinau, ten porą atrankų kapo, tas, kur užvedinėja visą bičią tribūną. Ir blemba, kaip mane patikdavo tas liūdnas skanduotės, kur ten... Ir šita tribūna, ir šita tribūna, liesis džiaugsmo banga. Nu, bet mes lietuviai, reikia pripažinti, nesame daininga tauta. Blemba, bet dabar, kaip B tribūna pakuria, man labai patinka. Visos šitos... Žinoma, kad tai. Žinoma, kad tai. Bet aš sakau, šiaip bendrai paėmus, nu, va, jeigu tu pasižiūri, kai lietuviai gieda himną, tai yra... Lietuva, tėvi. Jie nepataiko, nu, tipo, tos kvartos pas jūs nesueina tiesiog. Tipo, nu, mes nesame, bendrai paėmus, mes nesame, mums reikia kažką tai daugiau daryti. Nu, mes sutartinių fanai. Pas mus muzikos, švietimo sistemoje muzikos pamoka yra nelabai smarkiai gerbiamas reikalas. Kaip negerbiamas, labai negerbiamas. Nes, tipo, niekada muzikos negalima dėti penktadienį paskutinės. Taip, pas mus būdavo penktadienį paskutinė arba choreografija, arba muzika. Aš kiekvieną dieną būdavo, aš nes aš chorą lankiau, tai ten turėdavau tos muzikos labai daug iš tikrųjų. Tu lankiai chorą? Lankiau chorą. Tai tarp kitko visiškai nereiškia, kad jis moka dainuoti. Visiškai nereiškia, nes chorė, nes choristai, ne, aš nieko nesakau apie tave, aš tiesiog sakau, kad aš esu sutikęs choristų, kurie labai prastai dainuoja. Nes labai daug tiesiog, kas lankydavo chorą tik dėl to, kad iš muzikos ten turėtų šį reiką, žinai, arba papildomą balą paprasčiausiai. Aš ten lankiau chorą dėl to, kad man patiko dainuoti, žinai, paprasčiausiai. Nu ir dėl to, kad, nu, paskui... Ne dėl to, kad tu turi turėti balsą, žinai, nes jeigu reikės vadovauti, tu turi, nu, turėti būti išlainus tavo. Ai, tu taip galvoji? Tu jau taip į priekį galvoji, kad vadovausi? Šiaip čia nėra man išgalvotas dalykas. Čia labai rimtas reikalas yra. Pavyzdžiui, aš spektakliuose, aš greičiausiai dabar bandysiu kažkokį tai kaučą vokalinį turėti, nes aš, jeigu tau reikia daug rėkti, tai gali būti, kad sulūš balselis ir ant rytojos tu nebegalėsi parėkti. O tu negali sauliaisti, jeigu tu esi karininkas, jeigu tu esi karys, jeigu tu turi atsakomybę už kitus žmonės, tu negali sauliaisti neturėti balso. Čia yra psichologiškas dalykas. Nes jeigu tu girdėjai kuo paramiai, tai tu nelabai nors atarmė, bet jeigu tu girdėjai kuo paramiai, tada tu jau stovi ramiai, žinai. Bet ir aišku patiko dainuoti. Ir šiaip ten Hebra buvo gera pas mokykloje, tai dėl to mokykloje. Paskui dar gitarą mokinausi groti. Ei, Alfa dengia, bravo, juda. Paskui dar gitarą mokinausi groti, bet man labai sunku. Buvo dėl to, kad psiauja nuo bokso, kad tie pirštai visą laiką būdavo sudaužyti, tai man ten paspausti, tą stygą būdavo labai sunku. Bet paskui mečiau ten po 2 metų. Kaip keistai, tu man nežinau, aš žiūriu, tai gal koks instrumentas tau tiktų iš viso. Akordeonas. Sen suplėšytų. Viskas. Ne, akordeonas, tarp kitko, jisai labai reikia didelį wingspaną turėti. Aš šiek tiek moku akordeonų grot. Vienas iš, mes vakar kaip tik kalbėjomės, kad čia su tokiu draugu, kad tipo, dabar, pavyzdžiui, aš gitarą moku groti, bet aš gitarą labai tikslingai išmoku groti tam, kad gaučiau puties. Ir tipo... Top 3 dainos. Ilgas kelias. Ar tu jau eidavai? Knocking on Heaven's Door. Okay, Guns N' Roses. Jo, ilgas kelias žinoma, kad jisai yra, bet jisai netgi mūsų laikais jau nebebuvo labai... Okay. Tenais buvo... Kas tenais buvo?
Nothing Else Matters? Nothing Else Matters nelabai padainuosi, nes tenais tipo didelis ilgas pragrojimas. Taip. Yra lengvesnių kelių. Po to buvo Labas rytas be plano, labai mėgdavau groti. Kažką dar tenais. Nu, žodžiu. Bet paties instrumentas. Tenais jisai ir gitara, lauko kažkokiam tai settingė. Open air, sakykime. Open air, laužas gitara, palapinė, tuščia nelieka. Ir aš dabar galvoju, žinai, tipo, mes, čia turėkime meni, kad čia yra 2000 metai. 2000, 2001, 2002 metai gitara. Ir ką aš dabar galvoju, kad gitara padeda susiveikti linksmybių. Dabar po 20 metų, prieš 20 metų, prieš gitarą buvo akordeonas. Taip. Ir dabar, pavyzdžiui, kai kas nors išsitraukia prie laužo akordeoną, tai 2000-aisiais būdavo, išsitraukia prie laužo akordeoną, tai lygiai taip pat bus, jeigu aš kad nors sugalvosiu išsitraukti prie laužo dabar, pavyzdžiui, gitarą. Iš nieko. Atėjo. O ten bičias su autotūnu. Iš tikrųjų, taip. Mano mama lankė akordeoną ir vis dar turiu namuose. Bet... Moterimas akordeonas ko gero yra seksi. Tai pareikalas. Nežinau. Nu, nes tu sėdi praskėstom kojom. Jo, bet kai tu esi 14 metą mergaitė. Exactly. Ir tą didelį. Taip. Wish I was your akordeonas. Šiaip jo, tavo akordeonas, seniai, iš karto. Ir krūtinė, ir pečiai. Ir pirštai. Pumpuoji. Pasidarom per trukėlę. Jo. Bet mano tikslas yra, kad rusų mamos savo vaikus gazdintų manim. Rodyti nuotrauką, man pa šitą dėdį nuvešiu iš vestą. Ir tavo tas dar yra, kur iš humoro klubo telekolų kurtas. Rokas Žilinskas. Oi, kaip aš norėčiau pasigauti, kad sapėlį. Nu, aš rytoj varau pas psichologę, išsiemu pažymą. Dėl ginklo? Jo. A, geras. Nu, jo. O tu išmokė šaudyti, ne? Tu naudojai ginklus kartą, ar ne? Aš esu šaudęs, jo. Esi, ne? Bet tu... Perrinkti nemokėčiau. Nemokėtum mane? Ne. Nėra sunku labai. Tai aš, žinoma, kad nėra sunku, tai yra technika, raumenų atmintis, žinai, bet tam reikia mokytis vis tiek. Ta prasme, čia kaip vairavimas, žinai, nėra sunku, bet aš nevairuoju. Nes dabar pastebėjau, kad labai daug influencerių ir mano draugų tarp atsirado tokių, kurie pradėjo mokyti šaudyti, žinai, tas taktikos mokytis, pavažiuotis pats Vadėjudas Visgirda šaudyklose dabar savo faną mačiau. Nu tai ir gerai, nu taip. Patskevičius tose, kaip jisai... Airsoftuose. Bet Airsoftas biškai kitaip yra, iš tikrųjų, ten... Čia mes jau sukom, ne? Yeah. Tas Airsoftas biškai kitaip yra, negu iš tikrųjų tenais. Nu, bet Airsofto taktiniai reikalai, tai man atrodo, kad vis tiek yra įmami iš kariuomenės. Bet žinai, kas yra? Yra mėgėjai, yra profesionalai. Tai va ten, kur profesionalai, ten yra rimtas reikalas. Ten jau taktikos vyksta, jau viskas kaip turi būti. Aš vieną kartą buvau nuvažiavęs į tą mėgėjų dalyką, ten tai toks, žinai, atrodo, kaip vaikai lygiai tas pats ir kašyje. Nu, taip, teisingai, žinai, iš tikrųjų taip. Bet šiaip smagu. Aš jau buvau, nežinau, ar galima paklausti. Tu daug kur esi minėjęs, kad tavo sesės vyras yra kažkur važiavęs ir šito negalima klausti. Ar tu pats nieko nežinai? Jisai ir dabar tenais. Ok. Jisai dabar tenais, jisai dirba mūsų pusiai ir dirbo iki karo, baigėsi kontraktas, išvažiavo, prasidėjo karas. Padarė viską, kad galėtų sugrįžti, pasiširdis yra labai teisingoje vietoje. Tai tik tai tiek, kad jisai labai pyko karo pradžioje, kad Amerika neduoda ginklų. Okay. Nes sakė, tas visas kolonas galima buvo nuimti žymiai anksčiau. Ras ir nėra. Taip, tai va vienas, o kitą bičią pažįstu, neprisimenu iš kur, bet aš pažįstu vieną tobulą vyrą, prie kurio aš visą laiką jaučiuosi mažas, nepaisant to, kad jisai yra aukštesnis už mane ir jis daravesnis. Mes vieno amžiaus esame, bet jisai amerikonas, baigė mokyklą auksom, viskas straight A's, įstojo į West Pointą, padarė vieną misiją Irake, antrą, tada grįžo į Amerikoniją, ruoniai, specopsai. Oi, tai čia superhuman. Ir tiesiog pradėjo dinginėti. Thanksgivingui grįždavo su barzda,
su 3 arabų dialektais. Labai įdegęs. Kažkurioje tai vietoje, tipo, ir tenais būdavo, tipo, kad pasako, kad tenais, pavyzdžiui, su tėvu kalbasi telefonu, tipo, kaip laikaisi, papusryčiam, tipo, kažką tai, tenais, tipo, viskas gerai, čia dabar varysiu, pasportuosiu, tada varysiu tenais, ten kažką tai. Gerai, tai tvarkoj, tai pas tave viskas tvarkoj, jo, pas mane viskas tvarkoj. Ate. Ir tėvas eina prie žemėlapio, pagal laiko juostą, kur dabar pusryčiai, žiūri karšto tašką. Okay. Dėl to, kad tėvas pats Marinsas. Tai ne šeimos reikalas. Tenais visos giminės reikalas. Taip. Bet, bet aš nežinau, aš niekaip negaliu nusėsti nuo, man labai rūpi. Ir nebereikalo labai rūpi situacija Ukrainoje, nes, kur jie dės visus tos karius? Jie galvoja, pasiruošę yra, jeigu pasibaigs karas jų naudai, pasiruošę jie, kad tie kariai grįžtų atgal į Kacapiją. Ne. Blemba, plus dar Ukrainos teritorija, tai ten vis tiek palikti karių labai daug reikia, bet man ta Baltarusija labiau. Bet jeigu visi tie gyvuliai grįž atgal į visuomenę, ten gali būti reikalų. Tai ir dabar čia buvo įdomesnis toks atvejis. Kada? Penktadienį? Jo, penktadienį dabar tas jų koncertų salės reikalas. Man per daug panašumų 99 yra metus, kai Putiną išrinko tą visą Nordostą. Ten tikrai buvo surežisuota. Čia kas vyko, aš ne. Tai FSB tos pastatus sprogdino, jo. Taip, čia kas vyko, nežinau, aš ten pražiūrėjau, kaip ten tą ausį pjauna. Lyg ir islamo valstybė prisėmė. Žinai, nėra taip, kad tenais nebūtų jie Sirijoje kažko tai tenais arba Irake pridėti. O, taip. Tai yra už ką ir yra labai keistas reikalas, kad šalis, kurios teritorijoje, kai nutinka teroristinis išpolis, yra mini, mau, turi išskaičiuoti, kas yra kaltas. Aš nežinau, ar tai gali visko būti. Žinai, tipo, jeigu prie tavo durų yra prišikama ir tu turi 7 žmonės, kurie turi pretekstą tai padaryti, I don't know. Galbūt kažkas yra, žinai. Galbūt tu esi Kristina Kaminskaitė. Taip, labai gali būti. Blet, esu primyžęs klasiokam durų. Ja? Bet, nebuvau aš, pizda, lasdynai. Labai blogai. Bet dėl tos reakcijos, tu jo, čia iš tikrųjų man irgi labai daug žmonių prašė, paskui po to teroro išpolį, žinai, figena. Man atveju, man atrodo, turėtum, žinai, kaip šaltai tokį dalyką reaguoti, žinai. Nes... Dažniausiai pirma emocija, kuri tau šauna į galvą, palauk, nerašyk. Davai tegul susiguli, nes, tokių, kur ten irgi prarašinėja, ten zaibys. Iš dalies man tai, pažiūrėjau, tiesiog buvo įdomu, aš niekad naujų ten telegramo kanalų, kiek atradau, tipo viską ten seku, negaliu užmigti. Tiesiog įdomu, kas vyksta. Bet ar aš jaučiu satisfakciją? Aš nemanau, kad tai yra teisinga džiaugtis, kad neginkluotas žmonės kažkas tai sušaudė. Nekalti. Tai yra ir nesvarbu, kas yra, tipo, aš nežinau, ar tai yra mūsų vakarietiškos vertybės, ar mes galime kartu ir būti vakarietiškų vertybių atstovai ir džiaugtis, kad kažką tai neginkluotas sušaudė. Pas mus yra kažkaip tai tas reikalas, kad taip, tas žmogus yra, netgi jeigu įmame karo situaciją, tenais tipo, yra tas žmogus, tenais pridaręs visokių karo nusikaltimų, ar kažką tai, jį ima į nelaisvę ir jį teisia teismas. Čia yra mūsų, kaip ir, aš taip įsivaizduoju, mūsų vakarietiškas vertybės. Taip. Ar aš turėčiau jėgų tai padaryti, jeigu jisai būtų kažką tai padaręs mano artimoje aplinkoje patriukšmavęs? Ar ne, bro? Aš nežinau. Mano draugas dabar grįžo iš rytų Ukrainos, jis ten darė reportažus, kur tiesiog filmuoja story Instagram'o ir netočkau, ten S200 ar kažkokia tipo bomba, ten per 300 metrų sproksta. Ir jis sako, kad dabar šnekėjo su ukrainiečių kariais, sako, jeigu matot, kad įmai nelaisvę, nepasiduokit.
taip, kankins ir greičiausiai tiesiog negrįši. Tai dabar toks judesys. Jie ten jo. Tai, žodžiu, nuėjom tamsiai. Šitą kirpsim, nes žmonės jau ir taip pavargino. Ne, bet, žodžiu, apie linksmesnius dalykus ir apie meniškus grįžta Arūno Garšos rubrika. Yeah. Menas su Arūnce. Papasakok plačiau, ką tu darai. Ką aš dariau, aš šiaip turėjau smagį savaitę. Šiaip pirmą kartą be simulacijų, jokių tenai, žinai, nors šiaip ir tai įvyko. Buvau Kaune, aš trečiadienį išvažiavau, turėjau ten biškį reikaliukų ir paskui ketvirtadienį kažkaip turėjau laisvą dieną iki vakaro, nes buvo open mic'as, galvojau, ką čia nuveikti. Ir galvojau, prisėjusiu aš pro miestą, pasižiūrėsiu. Šiaip Kaunas, gražus miestas, iš tikrųjų. Ten jeigu prasėjus, žinai, kažkur pasižiūrėti, kažką tikrai yra graži vietelė ir galvojau, užsuksiu į muziejus, žinai. Įsirašiau į Google pirmą muziejų, Vilnių muziejus. Puikiai. Jau faina tenais. Kaip namie. Jo, kaip namie jaučiausi. Tavo tema. Taip, jau ir žiūrėjau į save, žinai. Tai visai smagiai ir ten paskui dar buvo toksai Zmuidanavičius Antano paveikslų. Ten galerija tokia buvo. Piešęs paveikslus, 19 amžiuje labai gražus. Iš tikrųjų, ir apie tai piešė realistikai. Ten jis būdavo, tarkim, gamta. Dažniausiai Tai nufolkinau porą paveikslėlių, parodysim žiūrėjom, pasižiūrėsim, ką mano. Apie tas paveikslus tau siunčiau, turėjai net nuotrauką neturėjai? Jo, aš turiu, va. Man keista gauti iš Arūncės tokias fotkės, nes aš esu įpratęs, kad tu siūstum. O kaip tu prieini, aš net įsivaizduoju, kad tu kartais eini prie paveikslų toks krūkšinė, kaip mama ten su dviem pirštais priartina, ten viską. Ar tu pradžiai nufotkini ir galvoji, kas čia yra, ar koks tavo procesas yra? Mano koks procesas yra, pas mane nėra jokių procesų, aš nueinu, aš pamatau kažkokį paveikslą, aš pasiskaitau aprašą, kas yra parašyta, žinai, ir paskui bandau pats matyti, nes, aš jau susakęs, kad menas kiekvienam žmogui yra individualus dėl to, kad mes matom kiną dalyką yra skirtingai. Tu, tarkim, matai vieną medį, aš matau jame vieną dalyką, tu matai kitą medį, žinai, čia priklauso nuo mūsų psichologijos, nuo to, kaip mes išgyvenam gyvenimą. Tai tarkim, dabar važiuojant į šitą paveikslą, tarkim, Kristoforai, ką tu matai, kaip tu galvoji? Aš tai matau Nidą po ant bangos. Kad viskas nahui nunešta yra. Aš nemėgstu žiūrėti paveikslų nuotraukų. Nemėgsti? Ne, dėl to, kad aš galvau, kad aš viso paveikslo nemėgstu, tada nuvariau į New Yorko Metropolitano muziejų ir aš prastovėjau gal pusvalandį priešais Monė, Van Gogh, tipo Monė, ten tas Van Gogho saulėgrąžos, ten visi tie originalai. Ir kai tu stovi nuotrauka, jinai kad ir kokia rezoliucija, tu negauni tos faktūros vizualinės. Tu negauni vizualinės faktūros dėl to, kad tai yra visai kitas gylis. Nes kai tu matai realius dažų iškilimus nuo drobės ir, pavyzdžiui, čia yra it's okay. Bet yra visai kitas reikalas, kai tu stovi priešais paveikslą. Taip. Ir tu matai, kaip jisai turi atrodyti, kaip autorius norėjo jį. Tai aš paveikslų nuotraukų, aš nesu didelis mėgėjas. Tai gerai, man jos nedaro įspūdžių. Šiaip iš tikrųjų tas... Šitas, tiesiog tuščia rėma to Arūnės atsiunčia. Čia eksponatas? Taip. Gražu. Tiesiog taip. Čia tipo įsivaizduok, ką tu nori. Droždirbystė. Taip. Čia yra tas muziejus. Aš manau. Čia rėmas. Čia yra veidrodžio rėmas. Čia nėra, tipo, čia vidaus nežiūrėk. Čia spręsk iš viršelio. Aš jau matau, kaip Arūnės, va čia yra rėmas. Čia yra tiesiog rėmas padarytas. Aš manau, kad čia pagrindinė mintis buvo ne patys rėmai, kiek to, kad jame nėra atspindžio. Taip, žinai. Aš galvoju, va čia yra kažkokia pasiepta šitam dalykė mintis. Davai. Oi, moteris. Gerai, kas čia? Čia iš religijos turėtume žinot. Čia gal yra Muhamedas susitinka su Allahu. Ne. Čia žaidys? Čia Ieva. Čia tipo žaidys. Prie uždrausto vaisiaus. Čia labai... kas Zmuidzinavičiaus tas, ne? Aš neprisimenu, kas yra pasakęs, bet labai geras bitas yra komedinis, kad tipo, kodėl Dievas nekenčia gėjų. Tai dėl to, kad, tipo, kai buvo jau tenais rojus, neprisimenu, kieno šitas yra bitas. Man atrodo, kad rojus ir rojuje tenais Ieva ir Adomas, Ieva suvalgo obolį, angis įsiūlo obolį, jinai duoda Adomui, abudu pamato, kad jie yra nugi, Dievas nusileidžia, tipo, what the fuck, kur mano oboliai, ir tipo, suvalgykit mano obolius, viskas, tipo, duodam jums dabar baudas, tipo, tu Ieva turėsi skausmingus
gimdymus, PMS-us, mėnesinės, tipo visą gyvenimą. Tu, Adomai, tu turėsi gyventi su ją. Ir gėjai rado skylę įstatymą. Ane? Mes tiesiog tarpusavėje tada pisimės. Ir Dievas toksai, man dėl to Dievas nekenčia gėjų. Man atrodo, čia laisykeišti, sakė man. Gali būti, bet žodžiu. Labai prilygė turi labai daug bairių šitą vietą. Gali būti, jų daug tenais. Šiaip yra, blemba dabar, kai pasakysiu, tais, nebekrauna. Aš tau galiu pasakyti, kad tikrai graži pizda. Tai, žinai, meno kritikas. Taip. Prašau. Ja, o čia Adomas, žiūri, kaip netobulį valgai, žinai. Taip. O tu buvai Čiurlionio muziejuje? Debt Collector. Kaune dabar kur buvo? Nu? Nebuvo, ne. Tau ten reiktų. Aš šitas labai gražus su valtimi. Čia palangos šitą pakrantį. Kiekvienas debesis turi sidabrinį kraštelį. Nu, blemba, aš taip giliai nematau. Tas debesis panašus į Rusiją. Man tai toks labai primena vikingų vaibą. Dega. Kas? Vikingų vaibą tokį primena, žinai. Tuoj atplauks. Nu, supinė. Šiaip labai gražu. Nu, tipo, gyvai. Jaučiasi, kad kažką lankė. Taip. Miršta. Čia moteris miršta tiesiog. Arba laukia pusryčių. O, jau. Va, aš iki šitų nedaugęs. Nedaugęs iki šitų? Ne. Aš... Na, žinai, tipo, išsilavinimas spragos, jos, ar taip tu kažkur tai jų turėsi. Tai mano šitoje vietoje aš turiu išsilavinimo spragų labai. Mano manimu, čia yra tiesiog nupieštas, sakykime, grožio suvokimas, kuris yra iškreiptas šių dienų pasaulyje. Ne, jeigu, tarkim, pasižiūrėt, va čia yra nupiešta moteris, ne, kas simbolizuoja grožį. Moteris šiaip apskritai simbolizuoja grožį. Ir dabar tas grožis yra nevienodas. Viena akis kitokia, akis kitokia, lūpos neskirtingos, negi mes tiesiog nežinom, ko mes norime iš to grožio. Paprasčiausiai yra va, tas parodytas suvokimas mūsų to grožio, kad jis yra iškreiptas. O aš manau, kad čia yra įrodymas, kad moteris ne visada simbolizuoja grožį. Čia realistinis portretas moters, kuri nėra graži. Ir tipo, hebra, žiūrėkit, moteris nebūtinai simbolizuoja grožį. Čia kaip šita atrodo realybė iš tikrųjų. Arba jos vidus. Va šitą tai aš sunkiai ką supratau. Nu čia kurios krūtis kaip bažnyčios kupolai. Čia, nu bent jau ką aš suvokiu, tai va tie bažnyčios kupolai, ne ant krūtinės. Tai reiškia, kad jie yra, nu ant tavo krūtinės. Ne. Jo. Dvi hotkės. Su žvaigždėm. Nu. Tai va, kad jie pasviršyla. Kad jie yra ant krūtinės, tai reiškia, arčiau iš širdies. Nu, tarkim, čia parodo, kad tikėjimas, ne, arti iš širdies yra, kad čia mes mylim tikėjimą. Čia nereikia suvokti, kad ant papų, blėt. O galbūt čia, kad religiją gauni iš karto su mamos pienu. Oi, o gal, kad religija meldžia mus, bet mes pagaliau galim ir patys pačiulpti iš religijos penio. Galima, tai taip. Nu, blemba, va šitas mane įtraukia. O. Dar turim? Neturim. Ne, viskas. Gerai. Tai bet, blemba, Turuncija, tu dažniau vaikščiok. Aš dažniau norėčiau vaikščioti. Jis norėtų vaikščioti, bet ne visur įleidžia. Ne visur įleidžia ir šiaip nelabai laiko. Ne, ačiū, mes jau turime apsaugą. Buvau dar zoologijos sode, na, jis Kaunetim dabar. Jis naujas, man atrodo, darytas ar ne čia, kada jis. Po renovacijos. Nu, po renovacijos. Tai smagiai visi pasižiūrėjau ten tigriukus, liutukus, man patiko visai, kaip viskas surinkta. Padarytos labai geras sąlygos gyvūniukam. Nes čia labai daug žmonių, žinai, parinėsi dėl to, kad ten gyvūniukai yra uždaryti, žinai, nelaisvė laikom, bet ten šiaip jie gerai gyvena visai, smagiai iš tikrųjų. O tai kas yra zoologijos sode? Tigras yra? Yra lamų, yra tigras, yra... Viskas, ką Valinskas turi šiaip pas save hatai. Liūtas yra, ten graužikai visokie, ožiukai yra. Aš dar vieną ausim nugirdau ten vieną istoriją, ten, kur stovėjau prie tigro, nes ten buvo gidas, ten pasakoja žmonėm. Tai, žodžiu, buvo pasirodo du tigrai. Viena patelė, vienas patinas. Viena patelė ten nesiniai, kaip gyvūnas dviesta ar miršta? Dviesta. Nu, tai va, nudvėsi, žodžiu. Tai jinai buvo dviesta, tai toks ilgas procesas. Dviesta ir ėda. Tai jinai buvo viena ir paskui jie ateina, jai kaip ir laikas, tai jie norėjo į zoologijos sodą atvežti tigrą, kad dauginti, žodžiu. Kad jie daugintis ir pagimdyti dar tigriukų. Ir tą kitą tigrą, kai atvežė, jie vien su kitu nesipisa. Primeskit. Dėl to, kad pasirodo, kad tas tigras buvo iš Rusijos, mėl, tai va patinas, o jinai buvo iš Čekijos. Nu, ir dėl to, kad jie iš skirtingų regionų, nesvarbu, kad jie yra tigrai vienos rūšies, jie nesidaugino, žodžiu, ir sako, ir nebesulaukė. Sako, paprasčiausiai liko tik tas vienas tigras, žodžiu. Aš sugirdėjęs, kad pandams rodo liko tigras iš Rusijos. Pandų porno rodo pandams.
Ką? Kad jos pėstusi tipo pandas, nes pandas pas jas kažkaip tai yra su seksualiniu potraukiu, nelaisvė, ne ką. Tai tipo pandoms per ekraną jungia pandų, tipo kaip kitos pandos pisasi ir tada atseit padeda. Kung Fu panda. Ir tas prižiūrėtos jau pasiruošęs su tinklu. Taip, ir yra toksai dalykas kaip Yorkshyrų treneriai, kurie papizdina šuniukus. Nes patys Yorkshirai, tipo, ne visada tenais pasiekia, ne visada jiems gaunasi. Ir yra žmogus, kuris paima mažą Yorkshiro bibiuką ir įkiša į mažą Yorkshirės pizdutę. Ir daro va tai va. Ir čia yra Yorkshirų treneriai. Jeigu jums kas nors pasako, kad yra Yorkshirų treneris, tai aš galvoju, žinokit, kad yra tikimybė, kad jisai nesėsti ir gulti. Aš manau, kad jis tikrai sako, kad yra kinologas. Jeigu jisai yra treneris, nespasakoja. Ne, jisai sako, kad Lidl'o daržovės krauna. Mano ateities darbas, beje. Ne, sen. Taip, aš visiškai esu pasiruošęs. Aš tai tave, žinai, Justinai, įsivaizduoju, kad tu dirbsi kokioj nors labai undergroundį radio stoty, tokioj prirūkytoj. Leisi savo muziką ir tiesiog reidžinsi ant visko, kas vyksta. Nežinau, kodėl aš taip turėsiu barzdą, jo. Kur Leonas tau paskambins, tėvai nusileistų, tai su jums važinės. Aš žinau. Ir bus tamsos valdovas. Aš prisimenu, iš zoologijos sodo mano buvo viena iš liūdniausių patirčių buvo, kai mes buvome su Greta Londono zoologijos sode ir buvo gorila. Man paliko didžiulį įspūdį dėl to, kad eini ir tenais visi turistų pilna kažką tai ir jinai tiesiog sėdi. Didžiulis, kaip Šakilas Onilas dydžio, toksai galingas, kaip stipriausias gyvūnas. Kaip Tkačenka, žinai, toksai didžiulis tipo padaras. Ir aš žiūriu ir pas ją, ar pas jį, net nežinau, žmogaus akis. Ir tas žvilgsnis toksai liūdnas. Bet rankoj. Taip. Vaiko koja ir žmogaus akis. Sako, kad nusiraminimui. Ir tos liūdnos akis. Ir aš kažkaip tai nuo tos dienos, man su ta emocija, žinai, kaip būna pergeria žmonės kažkada tai degtinės ir nebegali gerti degtinės, pavyzdžiui, ar tenais kažko tai. Tai vat man su zoologijos sodu dabar yra taip, kad aš pamačiau tą gorilą ir man matau tą reikalą, taip labai liūdna buvo. O tai aš neseniai klausiau Kevino Harto bitą apie Silverback gorilą. Primeskit gorilas, patinai, kai vien su kitu daužosi ir jeigu tu nugali kitą gorilą, tai atitenka viskas, kas yra kitos gorilos. Taip. Teritorija, šeima, vaikai, viskas ir tu tiesiog... 90s. Jo, jeigu... Tiesiog Rusija. Jeigu tiesiog tu prapisi išėjai, sakai, mišką turėjau gyventi, įsivaizduoji. Gyvūnų pasaulis. Fair enough, žinai. Absoliučiai. Atsiras. Bet čia absoliučiai mafijozų tipo reikalas, kur, o dabar tavo boba bus mano, tavo vaikai bus mano. Ir dar buvo niem atveš, manau, kad pakoncertuoti. Paskui tituruojasi gorilas ant nugaros, kur mes važiname. Gerai, šiaip pabaigai paleisim tave, Justinai. Kur dabar mes galim tave pamatyti? Turi solo spektaklį? Seks guru domino teatre. Yra 1410 valandą prieš mūšį. Irgi nedomino. Bet spektaklis. Ir tada trečiadieniais per TV3. Gerą vakarą šou. Ir tada galite nusisamdyti mane savo įmonės renginį. Beje, mačiau vesi auksinius svogūnus. Taip. Dabar kaip tik važiuosiu bitą rašyti. O jūs patys įrašot juos? Taip. Ne? Nu kažką tai, žinai, tipo, Arūnas turi... Kažkam Valius, kažkam Arūnas. Arūnas turi savo, kas liečia muzikinius visus numerius, tenais kažką tai jisai turi, tenais savo rašymo komandą, tenais aš neprisėdau, bet turime keletą bitų, dabar tipo, rašysiu, kaip tik grįžęs raustus ten. Turiu svečių sąrašą. Okay. Tai bandysiu kažką tai pasirašyti. Ir tai auksiniai svogūnai man... Aš iš viso žinau. O nėra taip, kad jų nebuvo porą metų? Ne? Gal 3 ar 4 nebuvo. Tarpas buvo. Bet man auksiniai svogūnai ir iš viso, tai, kad aš turiu galimybę tet susitikti su Arūnu Valinsku, tai yra vienas iš spūdingiausių smegenų. O aš gerai atsimenu, kad buvo kažkada auksiniai svogūnai
kur jūs su Vaišnoru Modestu buvote? Taip, mes buvome kurikai. Buvo Kristina Kazlauskaitė su Vytautu Šapranausku buvo vedėjai, o mes buvom kurikai. Ir tada buvo pirmieji metai, kai Arūnas Valinskas tapo Seimo pirmininku. Okay. Ir jisai sėdėjo pirmoje eilėje ir buvo kaip tik pirmas kartas, kai jisai ne prodiuseris, o jau žiūrovas. Tai buvo, ir man tada prisimenu, buvo, šiaip Arūnas Valinskas, aš ant teliko užaugęs, taip pat tenais Kelias į žvaigždės, taip ir ne, Frontas, ten 6.0 milijonas, viską, visai dviračio visas. Dviratis, ten po to, žodžiu. Ir Arūnas Valinskas, ir po to, kai aš su juo susipažinau pagaliau, man yra labai svarbu su senaja karta man labai svarbu su senaja karta bendrauti, dėl to, kad jie turi labai daug gerų patarimų. Priedo, vat su Arūnu Valinsku, kai aš su juo susipažinau, jisai man sako, čia buvo visiškai karjeros pradžioje, 2 metai biznyje, ir jisai man sako, va čia tave mačiau, ten tipo, sako, pamatysi, vieną dieną, sako, tu būsi ten, žodžiu. Ir pas tave lamų bus kieme. Ir aš tada supratau, kad jeigu jisai tai pasakė, vadinasi, aš galiu. Dėl to visą laiką stengiuosi, jeigu kažkur tai yra, jeigu man kažkas tai, aš neapisiu proto, tipo, jeigu man nepatinka, aš ir nepadlaižiausiu. Bet jeigu aš matau, kad žmogus iš tiesų man patinka, aš nesibodžiu ir matau, kad aš jam patinku ir, pavyzdžiui, būna, kad žmogus, pavyzdžiui, sako, va, čia su, dabar jau tas keistas reikalas yra, kur, tipo, vaikystėje žiūrėdavau, žinai, tipo, ir kažką tai. Ir jeigu aš matau, kad jisai daro kažką tai gero, aš labai stengiuosi pasakyti kažką tai motyvuojančio, įkvepiančio, dėl to, kad aš žinau, kaip man buvo svarbu, kai man pasakė, aš jokių būdų nelyginu, kur Valinskas. Ne, bet esmė. Bet pati esmė, pats principas, pati matrica yra, tipo, kad visą laiką aš stengiuosi dabar, jeigu susitinku kažką, tai stengiuosi padrasinti, motyvuoti, dėl to, kad tai labai daug reiškia. Nes man, pavyzdžiui, gyvenime buvo, Valinskas pasakė, aš dabar jau kitaip negaliu, o dabar jau einam. Nes jeigu jau aš gavau jo pritarimą, broli, važiuojam. Tai va, bus auksiniai svogūnai, bus labai juokinga ir labai matau jau dabar, kad žmonės jau pradeda, tipo, tai ką čia? Ai, ne, jau gal. Taip, taigi čia šūdas, naftalinas ir kažką tai. Ir tada ateina reitingai. Ir dienos pabaigoje vis tiek skaičiuoji. Jo, šitai labai lengva pasiduoti yra į tuos 1000 piktų žmonių, kurie parašė daug komentarą. Bet tai, kad komentarai nereiškia absoliučiai nieko ir kad jų galima nepaisyti ir kad pofik jie yra, už šį supratimą, už šitą realizaciją aš turėčiau padėkoti Kauno Žalgirio fanams. Nes, mane jie visiškai užaugino man. Aš manau, po šito epizodo irgi bus žinučių sektorius. Requestų tai tikrai bus naujų. Man buvo vienas iš sunkiausių reikalų ir mes filmavomės šiais metais buvo premjera, bet praeitais metais vasarą filmavomės filme. Ir režisierius Krisiūnas Justas mane apvilko su Žalgirio, visa Kauno Žalgirio, nes tenais buvo viena vieta, kur aš turiu su Kauno Žalgirio aprangą šokinėti ir šaukti žalia, balta, hei, hei. Žinok, skaudėjo. Man netaip skaudėjo, kai aš turėjau su nuoga pempę, tik tai užsitempęs tenais tokią koinaitę, stovėti prie ten 50 žmonių filmavimo komandos ir šitųgi masuotės tenais ir tipo ekstrų ir tenais kažką tai. Man netaip skaudėjo, kai aš turėjau užsivilkti Žalgirio maikę. O kaip visiems aplinkui buvo linksma, nes jie mato, kad skaudo, žinai, dėdai. Tai davai pasifotkinam. Buvo labai juokinga. Žaliai baltas kraujas. Šitą, žinai, ką dabar klausimą turiu. Kai pradėjai, ne vis šitą kelią į komediją, humorą, apskritai, tikėjai, kad ateityje tai bus, kad vesius svogūnus, kad turėsi seks guru, čia tokius dalykus, tikėjai tokį didelį paveikslą, kad tavo taip pat pavyks, ar tiesiog ėjai ir galvoji, kad kai bus, tai bus?
Aš tikėjausi didesnio. Tikėjausi didesnio? Žinoma. Ne, aš galvojau, kad čia yra one time thing. Tipo, aš galvojau, kad man labai patiko tai, kad mes prastumėm humoro klubą, neprastumėm, kad mums pasiūlė humoro klubą į Teliką, dėl to, kad Telikas vis tiek, o ypač 2008 metais čia buvo mainstreamas, dar tas, turėkime omeny, kad Facebookas ką tik buvo užgimęs. Ir tai, kad mes turėjom galimybę Lietuvai parodyti stand-up comedy, man atrodo, man pasirodė pakankama priežastis iš viso, viskas, check, ačiū, varau atgal dirbti į skambučių centrą. Tipo, man viskas tvarkoj. Čia, bet jau kaip pamačiau, kad čia man patiko labai ir aš tada jau sakau, važiuojam, lieku, patinka, like. Tada mane išmetė ir sako, tipo, no like. Ir aš sakau, Bibi, aš vis tiek rasiu kelią. Ir aš tada tipo pradėjau rašyti scenarijus, nes renginiams visokiems dar kažką tai, suktis tenais toje rinkoje. Tada mane vėl pakvietė tenais tokia vieną kitą laidelę vesti. Vieną kitą laidelę, vieną kitą, bum, viskas, turiu. Tai aš nemanau, kad čia mano, žinai, toksai girti savo karjerą yra save diskredituojantis momentas, tipo, kur, žinot, kodėl aš labiausiai zaibysis? Pasičiupsiu savo to bybį. Man patinka. Blet, norėčiau pasiekti. Pasieki savo pasičiulbybį. Blet, negaliu per nugaros romanis, neišeina, biškai sunku susirinkti. Bet galvoji. Kažkada. Pasižiūrėsiu. Blemba. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi labai, kad man gerai sekasi. Bet kiekvieną mielą dieną aš galvoju, kad mano karjera yra baigta. Aš galvoju, nuoširdžiai kiekvieną dieną aš galvoju, tipo, viską, ką dar padaryti, kaip pas mane visą laiką yra. Aš visą laiką jaučiu klibančią taburetę pas savim. Bet žinai, gal čia yra ta ir motivacija dirbti, žinai, toliau, stengtis. Aš tiesiog aš žinau, kad visą tai neturėjau užsitęsti tiek, bet jau kad užsitęsi, aš noriu dar biškį. Aš dar truputį noriu dar kažką tai padaryti. Aš dar labai, truputį dar kažkiek tai padaryti. Duokit artistų eterį. Jo, o šiaip spektaklis mūsų tiek seksgūrų, tiek valanda prieš mūšį yra... Open mic'ai kada bus aplankyti? Labai noriu jau grįžti. Labai turiu visokių dalbajobių. Turiu dalbajobiškų bairių prisirašęs ir aš labai noriu pagaliau išdrįsti ir sakyti nuo scenos tai, ką, galvoju ir taip jau man atrodo, kad subrendau, reikės kažkada ateit pasibandyti. Į tave kreiptis? Tai čia žinai, tik parašyk, mes organizuosim. Tai va, tai labai norėčiau. Man labai patinka open mic'ai. Tai ką, ačiū labai, kad atėjai. Taip. Blemba, žinai, kur tu sakei, niekad negalvoji, aš niekad negalvoju, kad pas mane Justinas Jankevičius ateis. Atrodo, kad aš tik vakar žiūrėjau tą video, kur Jankevičius aiškino kaip alfa būt, žinai? Šie vyrai tikrai labai malonu, kad pakvietėt, o ar jau dabar galite paleisti mano šeimą? Taip, galiu, aišku, taip. Egi, atidaryk jiems, jeigu. Jo, Egi, temk čia savo vaiką. Viskas, gerai. Kanų Lab, beje. Pažiūrėkit, atsiuntė Arūno Odai pagaliau kremukų. Jisai kaip vaškinė figūra kitoje laidos sėdės. Ada tepalas, no cap. No fox. Aš, Greta man jį užrodė ir neturėjau nei vienos gyvenamosios vietos, turint omeny ir viešbučius ir dar kažką, tai kur aš neturėčiau šito. Okay. Čia yra absoliučiai. Viskas. Pasimėginsiu ir aš. Vanilagėjus. Мне кажется, нарочно.